Tikėtai ir netikėtai, bet įžengėm į gruodį, į šventinį periodą. Šiandienos studiją matau pasidarbuota, išpuošta, kalėdiškai, dovanėlės. Čia yra atnaujinta, taip, suprantate, dizainas. Čia yra neįtikėtinas darbas. Čia yra pridėta rankos. Laura su visa šaikė, Ramelis už ekrano. The real MVPs. Ja, per savaitgalį buvo čia. Nebe Jonas jau suko, nebegrėžė čia. Ne, matai, jau dabar jau nebereikia. Okay. Tai va, tai šventinis periodas vis arčiau, dienos vis tamsiau, mes irgi vis tamsiau. Taip. Su kažkokiam, sakėm, gedolo nuotaikom, bet čia iš tikrųjų yra mūsų džempai, mūsų atributika, kurią kviečiam įsigyti šiandien. Paskutinė diena yra kada nuolaidos. 20% nuolaidos visai atributikai mūsų parduotuviai shop.basketnews.lt. Kas tu toks esi? Centriukas? Aš centriukas, jo, čia dar. O aš centriukas ir su kapitono kablio fragmentų tokio. Čia į paštą dėžutę. Pas mane. Metikas. Ruošiamės turnyrui, kur šeštadienį vyks. Teisingai, dar vienas dalykas. Mes turėjom taurę atsinešiai ir pastatyti šeštadieniui. Back to back bus ginama ir bandoma padaryti back to back. Free pit. Turbūt nėra dar buvę ta istorija. 2 kartus, man atrodo, yra kažkas buvę, jeigu taip neklystu, bet dabar neprisiminsiu, ar ten TV3 buvo laimėję, ar presas kažkada, nes šitas turnyras turi ilgą istoriją. Tai 3 kartus iš eilės turbūt nebuvo niekas, nes čia sudėtinga turbūt 3 kartus surinkti tą pačią šaiką. Pas mus stabiliai pakankamai. Su potencialiu net ir papildymu. Didelė rotacija. Mes juokėmės, kad jau mes čia galėtume realiai tokias surinkti sudėti, jeigu norėtume, bet... Mes kaip Paryžių žaisime, kas 2 minutės keitimai bus. Ir jo, kas 4 žaidėjai šliko treniruojami. Čia didelė diskusija. Čia pagrindinė detalė yra. O šiaip galim ir pareklamuoti renginį. Šeštadienį 15 val. Aerotorija arenoje vyks Lietuvos žurnalistų krepšinio čempionatas, kur ginsim titulą, kaip sakėm. Taip, net arena keičia, kad nelaimėtum. Mes ten jau treniravomės, dėjom pamatus. Mes NBA arenui dirbom. O staiga ir pakeitė, čia visas aplinkybės prieš mus. Bet kuo sunkiau, to geriau. Teisingai. Tai va, užbaigiant šitą nuolaidų savaitę, iš tikrųjų šiandien yra paskutinė diena įsigyti ir BM pliusų prenumeratą. Pirmą kartą prenumeruojantiems žmonėms pirmas mėnuo yra už 1 eurą. Esamiems pliusams jau dabartiniams prenumeratoriams keičiant planą į metinį arba 2 metų planą 15% nuolaidą. Paskutinė diena iki vidurnakčio šios dienos pirmadienio yra galimybė įsigyti tikrai pačias pigiausias narystės, kokios jos tik tai gali būti. Nu ir ką, 9000 pliusų buvo pasiekti penktadienį ir šeštadienį? 9 buvo pasiekti dar penktadienį, jo. Tai reiškia, jeigu buvo prižadėta, jeigu mes pasiekėm 9000, to atbulom eini aplink Žalgirio areną. Ar ne? Plaukiu per Nemuną pirmiausia, žinai, ten iš Kauno Grūdų pusės, tada perinu atbulom ir dar keliais kur nors praeinu, atgilaudamas už ąžuolą, tubelį ir jo neatvykimą į Lietuvos rinktinę. Čia prieisim turbūt. Prieisim prie to, ja. Bet šiaip, Augustai, tu buvai vakar Klaipėdoje, ne? Komentavai rungtynės gyvai iš Klaipėdos, komentavai rungtynės iš Anglijos, tik tai iš studijos labiau. Labiau Vilniaus, jo. Ja. Bet ten irgi buvo namų atmosfera. Ten buvo geresnė atmosfera, negu buvo Klaipėdai vakar, bent jau taip susidarė. Netgi šitaip, okei. Nu, aš manau tiesiog, kad ten Londone susirinko žmonės, kurie vis tiek mato Lietuvos rinktinę arba Lietuvos komandas vieną kartą į nežinia kiek laiko. Tai jiems ten buvo didžiulė šventė, o vakar Klaipėdai tai... Antroji pusė tikrai, kai ten prasidėjo tas tritaškių šou, tai buvo tikrai įspūdinga, bet man atrodo, Londone ten buvo įspūdinga atmosfera tikrai. Šiaip Sėkla nevažinėja, ne? Draugiškas. Jie kažkaip yra nedraugiškas langas, čia atsiprašau. Kažkaip... Čia jie, man atrodo, ar nebus, kad tu galis taip galvoja? Bet dalinai... Taip galvoja Drikstys taip galvoja, ne? Kur vakar pakalbėjo. Taip, Lainas tikrasis. Bet jo kažkaip pasigėdau ir nebuvo, man atrodo, net išvyko jų, tik tai buvo ta kita grupelė. Aš nežinau, ten
nes nori net kalbėti, jie ten susiskaldė, apsiskaldė, aprietėję, ten lygiai tikrai yra tų žmonių su būgnais, bet tas dėtis sumažėjęs. Bet šiaip vienok, ta prasme, ir to pačiu smagu dėl Klaipėdos, kad soldautas rungtynės su italais, kur italai, vėl neatsiveža jokių kažkokių žvaigždžių, bet 5000 Klaipėdoj užpildyta arena, skamba gerai. Gerai. Tai, žinai, turbūt Vilniuje ar Kaune, nežinau, ar pamatytumėm sold-out ir pilną salę, jeigu žaistų rinktinę, va tokias rungtynės tenais. Tos langų rungtynės turbūt yra apie 5000 auditoriją kažkur Sirgalio, kaip Panevėžy irgi buvo kažkada ir buvo išpirkta, man atrodo, arba arti išpirkimo, kad ir kaip ten ta arena yra tokia su dviejopa patirtim, bet fainai. Bet vaizdelis. Vaizdelis aikšteliai? Ar kur? Aikšteliai. Nebuvo labai smagus. Aš galvoju, po savaitgalio turim 1-1, po pirmojo lango turim 1-1, viena pergalė, vienas pralaimėjimas, galėjo būti 2-0, galėjo būti 0-2. Aš sakyčiau, kad labiau 0-2 labiau ir turėjo būti 0-2 iš tikrųjų, bet yra 1-1, kur Tinaitis sako, nusinulinam, dabar visos komandos turi po lygiai, vėl pradedam iš naujo. Čia būtų galima nesutikti, jau čia šitoj vietoj būtų galima pasiginčyti. 1-1 išeiti šitoj situacijoje, net žiūrint toliau, dėliojant viską, būtų buvę naudingiau pralaimėti Britams, bet nugalėti Italus. Taip. Žiūrint, kaip tos komandos toliau dėliosi, žiūrint, kokia yra atrankos visa sistema, tada tu dar turi galimybę paslysti Italijoje, nuvažiavęs į Italiją. Dabar tu nebeturi tos galimybės, tu privalai imti Italus tam, kad turėtume į tarpusavę pranašumą, jeigu viskas taip dėliosis. Nes žiūrint labai į tolį, mūsų laukia dar antra grupė, visi taškai yra įsinešami į antrą grupę, antroje grupė bus 6 komandos, 3 iš jų patenka į pasaulio čempionatą. Tai čia mes apie tai kalbam, kad mes čia turim sunkiausią visų laikų savo atranką. Ir mes ją pradedam taip. Ir ją pradedam šitaip, sakau, kaip bežiūrėsi, aš čia nematau daug pozityvo. Šiaip, aš suprantu, treneris turi turbūt taip kalbėti, kad viskas gerai, čia nusinulinom, dar viskas prieš akis, bet to tokio degančio užpakalio man labai norėjosi prieš atranką. Pirmas dalykas, ką mes kalbėjom po pralaimėjimo Europos čempionate, apkalbėjom rungtynės ir iš karto kalbėjom apie tai, kokia laukia sunki atranka. Tikrai taip. Ir man atrodo, kad čia to tokio supratimo pritrūko nuo pat to viso proceso prieš langą. Pritrūko Britanijoje, aš nežinau kodėl, ir dabar pasidžiaugto 1-1, nelabai čia ko yra. Čia turbūt labiausiai ir žiūrinė į šitos grupės situaciją, kur esam ten su Britais, Islandais ir Italais, bet žiūri į tą antrą grupę, kurioje jau Turkija ir Serbija, sakykime, 2-0. Serbai tie patys irgi galėjo būti 0-2 drąsiai, bet išsikapstė tiek prieš šveicarus, tiek prieš bosnius pabaigoje ištraukė rungtynės. Tai realiai viskas ir yra apie tą antrą etapą, nes jeigu taip vėl paėmus bendrai, Turkija ir Serbija kitoj grupiai, su kuria mes paruojamės C, yra 2-0, o mes 1-1, Italai 1-1 ir Bosnija yra tas 5, sakykime, varžovas arba tas klubas, ta komanda, su kuria mes varžysime dėl tos 3 vietos antrame etape. Tai labiau viskas yra apie tai ir čia esminis akcentas. Bet dar net gal nereikia peršokti tą taip antrą grupę, nes Islandai, Britai irgi yra 1-1, mes žaisim su Islandais dabar irgi Eurolygos NBA sezono metu, vasario gale, kovo pradžiai 2 rungtynės, vienos Islandijai, kitos Lietuvoje. Nemanau, kad ten bus lengva, jie parodė, jie nuvažiavo į Italiją, jie sužaidė labai tvarkingai, jie nukalė tuos pačius italus tenais. Tai ten yra Lietuvai būtina pasimti 2-0, žvelgiant ir į šitą pirmą grupę, pasimti 2-0 ir toliau į tą antrą grupę potencialią irgi žvelgiant, tai čia 2-0 yra būtina. Bet tas visas, sakykime, taip gal procesas, kaip pat jūs sakote, ir tas žaidėjų pasirinkimas ir kalbėjimas apie tų pavardžių nežinojimą ir pats žaidimas aikšteliai, kiek yra klaidų, koks buvo neorganizuotumas, žaidžiant Lietuvos rinktiniai, tai tikrai paliko labai slogų įspūdį. Ką Jonas įminė, kad čia turėjo būti didžiausia turbūt rimtis tam startui iš toje atrankoje, bet turbūt sudėjus ir tą komandos komplektavimą ir visą procesą su visais tais nesklandumais ir su kaip atrodė žaidimas aikšteliai, didžiulis chaosas, visiškai didžiulis chaosas ir absoliučiai netokio vaizdo visi tikėjosi, pradedant vėl, sakau, nuo to žaidėjų pasirinkimo ir tada kaip viskas atrodė.
Labai liūdnai, bet to pačiu, man atrodo, kad Kurtinaitis tiesiog bando galbūt raminti aistras kažkiek, sakydamas, kad čia nusinulinam ir dar nieko tragiško nevyko, nors esam labai arti tragedijos, arba kiti gali sakyti, kad čia yra tragedija, nes čia priklauso nuo požiūrio kampo, o Kurtinaitis pasirenkas tokią komunikaciją, kad jisai žaidėjams nieko nepeliuoja, viską ima į save, visą ugnį, nors tikrai viduje turbūt tiki, kad pats supranta, kokiai padėti dabar atsidūrė Lietuva. Ir man tas kalbėjimas, žinai, kad šiaip net lyginant situacijas Italija ir Lietuva, ir vakar tiek Luko Banki, tiek Rimas Kurtinaitis tą pačią istoriją papasakojo, kaip italai, Luko Banki, atvykęs į treniruočių stovyklą, sako, tai komiška, bet mes padarėm tą tokį susipažinimo žaidimą, kur atsistoja, pasako vardą, iš kur aš atvažiavau ir aš žaidžiu krepšinį, dar pasakau, žinai. Tai kaip anoniminio alkoholiko klube. Kaip bet kokiam Panašiai klube, turbūt. bet kur, žinai, kažkokia išvyka, kažkokia iškyla, kur susirenka žmonės pirmą kartą matantis vieni kitus, tai jie va taip prisistatė. Ir jie kiekvienas va taip pasakęs, išėjo žaisti su Islandais, nuo Islandų gavo. Šito Italijos komandoj buvo naujas treneris, lyginant su tuo, kas buvo Eurobaskete ir buvo ilgą laikotarpį prieš tai, lyginant su Eurobasketu, čia buvo lygiai vienas žaidėjas, Gabrielė Pročida. Tai mes labai daug kalbėdami ir labai daug sutelkdami dėmesio į asmenybės, kas buvo, ko nebuvo, kodėl nebuvo, taip toliau, kalbėdami, kokie yra nukraujavimai, paminėdami, kad Britai turėjo 10 žaidėjų iš tų, kas buvo Eurobaskete, mes turėjom tik 4, dėl to mums buvo sunku. Čia mes nepaminim, kad italai turėjo vieną žaidėją iš Eurobasketo ir likę 11 buvo nauji žaidėjai. Vienas žaidėjas iš antro diviziono. Italijos. Okay. Francesco Ferrari. Tai... Čia tas jaunuolis, kur U20 mūsiškius finale. Taip, būtent. Tai jisai starto 5 pradėjo abi italų rungtynės, jis rungtyniauja antram divizione. Turėjo pasiūlymų iš pirmo diviziono, bet atsisakė, nes nežinojo dėl to, kiek nebuvo užtikrintas dėl savo minučių pirmo lygoje, pasiliko dar antram divizione, mieste ten, kuriame žaidės yra ir jo tėtis, ir kur ten visi labai gerbė, bet tokie reikalai ir čia šitoj komandai, tikrai silpna ta italų sudėtis buvo. Reikia pasakyti, Niko Menionas prisijungė, bet žmonės, kurie yra absoliučiai neformoje, priešingai negu Lietuvos rinktinė bandė pagrindinius žmonės imti tuos, kurie turi didelę rolę savo komandose, tas buvo ir akcentuota. Čia Eurolygos žaidėjai, ypač tie 3 Eurolygos žaidėjai, kurie vakar ir sumetė didžiąją dalį taškų, jie savo klubuose žaidžia po 10, 9 ir 12 minučių, jeigu neklystu, ir tai net nežaidžia kiekvienose rungtynėse. Visiškai neformoje atvyko ir vis tiek padarė rezultatą. 24 Pročidos, 16 Tonuto ir 15 Niko Meniono taškų. Ir man kas labiausiai turbūt krito į akis abiejose rungtynėse ir manau, kad visiems tai yra klaidos. Kiek pirmose rungtynėse, Britai, super fiziškai žaidė, labai spaudėsi, lietuviai klydo, bet vakar kiek kamuolių į rankas italams ir blogiausias dalykas yra tas, tokio formato rungtynėse, kai tu turi tik tais kelias dienas pasiruošti, yra lengvi taškai. Kiek tu atiduosi lengvų taškų varžovom ir kiek tu pats gausi. Tai tu darydamas tokias klaidas, tu paleidi Pročidą į greitą ataką, kuris jaučiasi labai puikiai ir gaunam situaciją tokią, kad tu pralaimi 1 tašku, o taškai po klaidų, italai 23, mūsiškiai 13. 10 lengviausių taškų atiduota čia. Tai ir kiek tokių situacijų, kur mūsų gynėjai veržiasi į baudos aikštelę, šoka į orą, nežinodami, kur atiduos kamuolį ir tada tiesiog tiesiai italams į rankas. Nemetimas, ne į užribį, bet toks pamuštas perdavimas, kur po to jau bėgi greitai ir turi pranašumą. Tai čia buvo turbūt skaudžiausias tas dalykas ir kur gali sakyti, kad pralaimėjai 1 tašku, bet čia galėjai labai greitai sumažinti tą visą skirtumą. Plius daug labai tokių chaotiškų vėl situacijų, prisimink dar tą Veličkos 2 žingsnį ir atrodo, jam pritrūko iš toli atšoko ir prametė iš po krepšio, buvo ta viena situacija, čia 2 taškai. Jis ten dėt norėjo. Jo, bet iš per toli atsispirė ir tada toks neįdėt, nei kažkaip čia dabar patogiai įsimesti ir matosi dviejoja ir gavosi, taip sakyti, apsižioplinimas. Tai tokių iš po krepšio situacijų vėl, tai sakai, bet jo, skirtumas, tai 10 taškai, greitajam puolime
plus vėl rungtynių pabaigoje, kaip tu paminėjai, kokie tie Eurolygos žaidėjai nelašė savo komandose, tam aukščiausiam lygiai, bet jie ir padarė tą skirtumą. Pročida turbūt 16 arba 18 taškų sumetė per ketvirtą kėlinį. Tie tritaškai jau kai kurie tikrai buvo jau iš pasitikėjimo ir iš to užsidėgymo, negali sakyti, kad ten rizikavo ar kažką, bet jau buvo tokiam pakilime, kad jis jau taip ir nunešė tą Italijos komandą. Bet irgi, vat, su Pročida buvo įdomus momentas. Jie žaidė Italai labai to mažu penketu. Ir jeigu matėte, kelis kartus atakose jį pradėdavo dengti Marekas Blaževičius. Gytis Radzevičius dengia Tesitori, kuris yra toks vidurio puolėjas, bet lietuviai nori keistis tą 2-2. Tada pastato Radzevičių prie Tesitori, kad galėtų išsikeisti ir žodžiu, ten viskas gražiai tada gaunasi. Bet tada italai sako, mato šitą ir sako, tai okei, tai Pročida, eik tu statyti užtvarą. Ir ten kelis kartus Pročida tiesiog tą netikrą užtvarą slipskryną sužaidė. Marekas su įžaidėju nesusikalbėjo, nes galbūt nėra tiek pratęs, arba šitie žmonės yra pratę. Kiek tokių momentų buvo nesusikalbėjimo, aš nepamenu ir tokių žiaurių klaidų, kai Marekas tiesiog po užtvaros sustoja. Aš nei aš tą einu pusę, nei aš tą einu pusę. Jo, netakai tas ir gavosi, kad Marekas sustojo ir Meninas apibėgo. Tai paskutinė jau buvo, žinai, vyšnaitė ant torto. Jo, bet čia kitokia situacija, gal kažkiek tas gale buvo, bet vat, kur Jonas sako, kad Marekas, ten yra ta netikra užtvara, tai jos užtvaros nėra, bet kadangi lietuviai visur keičiasi, Marekas iš karto palieka Pročidą, nors tas prabėga ten per gerus 2 metrus, gynėjas, kaip gynėjai žinot, kad ten ta užtvara buvo. Tas nesusikalbėjimas matyti yra. Ir nebuvo išsiaiškinta iki galo, ką daryti tokiose situacijose. Pročida pataikė 2 tritaškius ir po to, vat, kaip tu sakai, jisai ant sparnų, jisai prisimena, kodėl į NBA pašaukė ir po to stebekus mėto. Ir 1-1 baudžia lietuvius. Tai va tokios mažos klaidos. Ir greitam puolime tu leidai įsižaist. Ir po to kelios klaidos vat, su šita taktika, kurią pasirinkęs buvo Kurtinaitis. Ir aišku, žiauriai kusmingas buvo to Tesitori tritaškis, kur jau toks tiesiai prieš krepšį, dar ten turbūt metras nuo tritaškio linijos ir visiškai kiauras, tai tas ir visiškai įdėjo tą paskutinį vienį Lietuvos karstą prie tos visos. Nors tas pirmin atgal tie tritaškai atrodė įspūdingai ir atrodo, kur ir Velička buvo neritme vėl su savo metimais ir tas pataikė, tada Sargiūna vėl tie tokie švaros tritaškai visiškai viduj, kur tu jau turbūt preciziškiau, nežinau, negali pataikyti. Ir ta paskutinė rinktinės ataka, vėl jie ieškojo Sargiūno, bet pati ataka sugriuvo dar pačioj pradžioj. Toks vaizdas, kad visi pasimetė, nors po taimauto išėjo ir lyg turėjo perduoti kamuolį Sargiūnai, bet galiausiai užsiliko tam chaose Veličkos rankose. Tas paskutinis nuėjimas jau ieškojimas tokioj situacijai metimo ir, labai liūdnai atrodė paskutinė. Aš kaip supratau iš Kurtinaičio, jisai pats prisėmė atsakomybę už tai, kad per sudėtingą derinį nubraižė. Ten galbūt ir Sargiūnas, žiūrint kaip visą tai vyko, Sargiūnas be galo lengvai išsilaisvino, užteko vienos užtvaros ir jisai išsilaisvino, bet užuot jis nubėgęs pasiimt kamuolį, jisai vykdė nurodymą pagal derinį ir jisai bėgo toliau į kampą, nors jis toj vietoje jis galėjo nutraukti derinį, jis galėjo, nes jisai žiauriai lengvai išsilaisvino. Nubėga, pasiėmė kamuolį, viską žaidė 1-1. Jūs laiko labai daug, nedaug buvo tai yra. Nedaug laiko, man irgi atrodo, kad nedaug laiko ten kažką daug reksti. Iš esmės duodi kamuolį tam žaidėjui, kuris 1-1 gali žaisti, o Sargiūnas yra toksai. Ir prasiveršt, matėm ir vakar ne vieną pavyzdį, kuris turbūt geriausiai tą darė, ir įsimesti iš toli. Ir sakau, man ten buvo turbūt teisingiausia būtų buvę Sargiūnui nusitraukti tą derinį ir daryti kitaip, negu buvo nubraižyta ir nueit pasiimti kamuolį ant savęs, nes paskui gavos kaip gavos. Man irgi buvo keista, nes dar iškart pamačiau tą įsidėstymą ir daug komandų tikrai tą daro, kad stato nugarinę užtvarą ir tada tas žmogus, kuris pastatė, bėga į tą kampą. Ir dar pasakiau transliacijos metu, bet dažniausiai tos pirmos opcijos nubėgus į kampą nebūna. Ir matėm, kad po to Velička tiesiog gavo kamuolį iš rankų į rankas. Čia lyg Marekas dar turėjo bėgti, statyti užtvarą Sargiūnui, bet kai lieka 7 sekundės, tai tikrai net jeigu ir gautų Sargiūnas kamuolį toj vietoj likus ten 3 gal sekundėm, tai turėtų degančiam rankom mest kažkokią tai nesąmonę paskutiniam sekundėm. Skamba gal ir gerai mano mintyse, nes pataikė prieš 3 dienas tokį patį nesąmoningą metimą Londone, kad čia viskas gal ir, bet turbūt tas stebuklas 2 kartus iš eilės nepavyksta, tai tas derinys tikrai atmušė italai, tai tiesiog pirmą opciją Sargiūnas nesureagavo, kad galbūt pasiimt kamuolį pats dar žaidė pagal derinį.
ir nesigavo. Ir Petručelį parodė, dėl ko yra tikrai geras gynybos žaidėjas, sustabdė Veličką čia įspūdingai. Jo, šiaip apie tą organizavimą žaidimo, Velička ir Žemaitis. Per šitą langą 14 asistų kartu sudėjus, 14 klaidų kartu sudėjus, metimai 9 iš 34. Kaip bežiūrėsi, skaičiai yra tragiški ir tai yra du tavo kūrentis pagrindiniai žaidėjai. Tai nėra nauji žmonės šitoj sistemoje. Mes žinom, kad jie su treneriu Kurtinaičiu dirbo ir ankstesniam lange, Velička dirbo ir čempionate ir dabar vėl. Tai nėra, kad tu atvažiuoji į naują sistemą. Yra tie patys žaidėjai, lakstantis brandulys, bent jau su to, ką užsibaiginėjai, tu to žaidėjus pažįsti. Šalia laksto Radzevičius, šalia laksto Sergiūnas, šalia laksto Marekas. Ta prasme, nėra, kad tu esi įmestas į sistemą, kurios tu nepažįsti. Tai šitoje vietoje aš nežinau, koks čia gali būti kitas pasiteisimas, kaip tik tai, elementari dviejų žmonių, kurie nesužaidė kurdami žaidimą. Tai aš patenku į tą vidurkį, pasirodo yra 5 valandos, tiek per dieną vidutiniškai praleidžiam prie ekranų. Crazy. Toks yra skaičius, su kuriuo mes susidurėm savo pasaulėlyje, kuriame mes negalim be telefono ir tai nėra geras skaičius. Aš pats tą žinau, aš esu, kaip čia dabar teisingiau įvardinti, aš esu tas, kuris pirmas turbūt pripažino, kad aš turiu priklausomybę nuo telefono, nuo socialinių tinklų, nuo visko, nes tai yra tavo darbas ir tu tame esi labai stipriai įsitraukęs ir tuo pačiu galiausiai taip peržengi, kiek turėtumai būti ir būni daugiau. Bet nieko dėl to negali. Aš dėl to labai daug darau viską. Aš darau. Rimtai? Aš viską darau ir aš esu klinikinis pavyzdys, kaip sugrįžta, koks aš esu prastas kovotojas su savo priklausomybė. Okay. Aš komunikuoju ir garsiai kalbu apie tai, kad turim išsitrinti, jeigu tik įmanoma. Pats geriausias dalykas psichologiniai sveikatai išsitrinti Facebook appsą iš savo telefono. Aš nepasakyčiau, kad daug naudoju tą Facebook appsą, aš labiau Messengeris, WhatsAppas ir dienotvarkiai nėra taip, kad tiesiog tu labai daug būni įlindęs į telefoną, bet yra tam tikri momentai, kur tu pasiemi tą telefoną ir matau net vatelėje rašo, kad 7 iš 10 pasiema telefoną į tualetą. Tai ta vieta yra viena iš tų, kur tu tikrai paskiri, sakykime, kabutėse iš geros, ne iš blogos pusės, kad tam visam social media reikalai, reelsiukų peržiūrai, porą e-mailų, tualetas yra tikrai ta viena iš tų vietų. Ir dar čia... Sako, 96% tikrina telefoną vos nubudę. Kur visi sako, kad vienas dalykas, kurį nedarykit, kad kai nubundat, yra netikrinkit telefoną. Pirmas dalykas, kurio nedarykit, netikrinkit telefoną. Ką mes darom? Tikrinam telefoną. Čia gal tie patys tyrimai sako, 1 valandą po prabudimo nežiūrėkit telefoną. Tavo dienos produktyvumas padidės kur kas labiau, jeigu tu 1 valandą išvengsi telefono. Nes ką tu gali rasti telefonė? Piktas žinutės, geras žinutės, kažkokias blogas naujienas ir iš karto apsikrauni ir turbūt užduodė tą ritmą. O geriau pradėti nuo kavos padelio ir apsiprausimo galų gale. Tai Telia turi Telia ryšio dėžę, į kurią šiemet jau kvietė sudėti telefonus. Ar telefonus, aš kirčiuoju kaunietiškai, o... Telefonas yra, man atrodo, ispaniškai tarifas. Telefon. Okay, tai dėžė, į kurią siūlo sudėti per pietus, per vakarienės, per savaitgalius, kada būna su savo šeimos nariais, kada sukraunat ir fiziškai patraukėt, kad neturėtumėt šalia to daikto, kuris taip vilioja prisiliesti ir paspaudinėti, kur tau tikrai nereikia. Ir šiaip labai įdomi statistika, kad Telia kovo mėnesį darė apklausą, kaip žmonėms sekėsi su šitą ryšio dėžę bendradarbiauti ir 53 ir pastebėjo, kad tėvai dažniausiai būdavo tie žmonės, kurie žvilgčiodavo į tą dėžę, galvodavo, kad gal čia kažką praleido, kad ta problema visgi nėra tik tais apie jaunąją kartą, kaip dabar yra tikrai dažnai bandoma nupiešti. Manau, reikia tiesiog pripažinti, kad visi mes esame šios ligos rėtai. Aš esu klinikinis pavyzdys, kur dabar jau savo aš irgi save kontroliuoju prie sūnaus, sūnui 3,5 ir būtent darosi gėda, kad prie jo būnu su telefonu. Nes to laiko ir taip neturi, žinai, ir tu dar supranti, kad dar prie jo būdamas ekrane ir ten žiūrėdamas, nes čia yra žiauriai svarbu, tau tikrai kažkas parašys, tau tikrai kažkas ten tu surasi, žinai. Jo, nevelnio.
Tai aš dabar sakau, čia, žinai, čia yra tas, kur labiausiai skauda, nes tu supranti, kad čia tu tikrai negerai darai ir tada bandai kažkaip jau to atsikratyti. Reaguojant į tą tėvų atvejį, mano mamos geras pavyzdys, aš laukiu pas ją namie, kada grįš iš darbo, skambinu, už kiek būsi, čia tuoj 5 minutės ir jau važiuosi į kiemą. Praeina tos 5 minutės, praeina 10 minučių, taip lyg nėra jos, kas galvoja, kas atsitiko, pasižiūri pro langą, mašina stovi mamos, o mama mašina tiesiog jau užgesinus variklį tiesiog skrolina. Ir skrolina taip normaliai, matas, jau, ta prasme, bando susirinkti per tą laiką, ką praleido, kas jau vyko tokias svarbaus, kad jinai jau kažkas jas nepasiekė. Tai va tas pavyzdys, kad yra tie momentai, kur tu tiesiog užsisėdi pats turbūt nepajausdamas, skambini mamai, kur tu esi. Kime, ką darai? Skrolini. Kodėl skrolini, kai tavęs laukia šeima galų gale? Tai... Ir tai artėja šventės, artėja pasibuvimas su šeimomis, tai manau, kad Telia ryšio dėžė. Reikia nemokamai ją pasiimti iš Telia salonų, tą galima padaryti ir praleisti tas kalėdas su artimiausiais, o ne kažkur tais bendraujant per social media. Pats sakau, 2,5 metų neturėjau Instagramo, visiškai netrūko. Vat buvo tokia gyvenimo fazė, tai labai patiko, bet vis tiek darbai sugrąžina į tą erdvę, tai dabar reikia jau tokių priemonių. Nes čia kaip absurdiškai tai atrodytų, žinai, bet tau reikia to tokio fizinio ribotuvo, kad nematytum. Kad tiesiog nematytum, žinai, ir čia yra akorda, tai čia atidarysiu biškį gėdą, žinai, kiti matys, taip toliau. Tai sakau, kad ir kaip tai iš pradžio toks, žinai, keistas dalykas, bet jisai klinikinius atvejus, tokius ligonius riboja tikrai. Tai Telia kviečia pasimti tas ryšio dėžės iš jų salonų ir nepraleisti ne tik kalėdų pačių kaip fakto, bet ir tų akimirkų, tų šilčiausių turbūt akimirkų per tuos metus, kada visi susieina ir tikrai geras laikas. Ir patikėkit, šitam susiskaldimo laikotarpyje tenais nepamatyt kažko jums tikrai padės psichologiškai. Faktas. Ir tada, žinai, vėl žiūri į tuos žaidėjus, kurie buvo pakviesti ir kurie nebuvo kvesti, kurie važiavo ir kurie netvažiavo į tą sąrašą. Sveiki, Lukai Lekavičiau. Sveiki, Lukai Lekavičiaus sąraše buvo, nežinau, ten nepavyko jo pakviesti, ar kaip Tomo Dimšos net nebuvo sąraše. Ir dabar, žinai, vėl galvoju. Leko gal net nekvietė? Lekas buvo tam 24. Lekavičius tam sąraše buvo, bet įdomu, kiek buvo dirbta ar kiek buvo matyta, jį kviečiant, nes šiaip įdomus dalykas apie tą sąrašą. Vienas dalykas, kad čia įtraukta labai daug traumuotų žaidėjų, arba kurie baigė gydytis po traumų ir tikėtasi, kad jie čia staiga galėjo žaisti, arba traumuoti žaidėjai. Jis traumavo dar toks rolis, jisai tik papildė tą traumuotų žaidėjų. Arba, staiga štai nutinka, aišku, tu negali kontroliuoti iki galo, bet čia toks sąrašas, kur sakau, apie tą patį Sirvydį aš girdėjau, kad jisai tą sąrašą įtrauktas buvo. Žalgirio buvo 4 žaidėjai įtraukti, Dovis, Sirvydis, Ąžuolas ir Rupštavičius. Rupšta, jo. 4 žaidėjai. Brasdeikis net neįtrauktas, Birutis net neįtrauktas, jų net rinktinė net nekvietė. Bet įtraukė net ir vėl, sugrįžtant dar atgal, iš pradžių komunikacija iš federacijos buvo tokia, kad jie iš vis nekvies Žalgirio žaidėjų. Jie suprasdami tvarkaraštį, jis pats tą neatsakė. Paskui, kai kilo šaršalas kažkoks, tai kaip čia, nu gerai, pakviečiam. Tada Žalgiris gauna 4 žaidėjų sąrašą. Šitų 4 žaidėjų, kitų net neklibina. Iš tų 4 per tuos pokalbius buvo kalbama tik apie 2 pavardės. Apie Ąžuolą ir apie Rupštavičių. Apie Sirvydį net nekalbėjo, tarsi, kažkaip nereikia gal jo. Dovis jau buvo gavęs traumą, jau po to, kai pradėjo kalbėtis, jį įtraukė dar, kai jisai buvo sveikas. Tai Sirvydis iš karto tai buvo tarsi patrauktas. Liko 2 pavardės, Ąžuolas ir Rupštavičius. Ir sakau, ir man tada kyla klausimai, o tai kodėl kitų žaidėjų? Kodėl Tomas Dimša, Graikijoje žaidžiantis tikrai gerą sezoną, turintis patirties šitam lygyje, jis net nekviečiamas. Margiris įtrauktas, Margiris žaidė prieš pat langą. Ten turbūt irgi po Eurobasketo jaučia kažkokius... Dėl degančio Hilmo. Jaučia irgi skausmus, visą kitą, viskas suprantama. Bet tada vėl, sakau, nenoriu užsifiksuoti tą vieną Dimšos pavardę, bet tikrai tą sąrašą žiūri, ir tau kyla klausimai, kodėl čia jo nėra ir kodėl nebuvo galima jo pasikviesti. Ir tuo pačiu kyla klausimai, kiek buvo padirbėta tuos kitus žaidėjus išsikviečiant ar su jais pasikalbant. Jo, čia momentas.
Man atrodo, kad iš vis nebuvo labai pasiparinta iš to bendro paveikslo, net nesigilinanti taip, kaip vyko procesai, ką tu paminėjau, čia biškai iš vidaus, bet iš komunikacijos bendrai toks, kur pasimetė, sakau, vėl grįžtam prie to apie Minetą, ne, padėti, nors ir jisai nori tų pavardžių, bet jos ir net neįtrauktos, tada kaip tu gali kalbėti apie jas, kai jas, atrodo viduje pačiam net nebuvo, kaip sustiguotas tas darbas, vieni darė vieną darbą, kiti taip galvoja, kad bus padarytas ir tiesiog, ką ir minėjau, viskas nuo to chaoso prasidėjo ir persidavė. Atrodo, kad žmogus, kuris yra labai toli nuo trenerio, sudarinėjo tą sąrašą ir tiesiog įvyko dar viena miskomunikacija. Įdomu, kas už tos dalykus atsakingas. Linas Kleiza, komandos vadovas. Tomas Pačėsas, asistentas. Jie abudu turi labai daug laiko. Jie realiai pagrindinės jokios veiklos neturi. Ar ne? Kurnaitis yra treneris Sabah komandai. Kleiza su Pačėsu, atrodo, turi visą laiką pasaulyje susidėlioti tą kandidatų sąrašą. Sakau, ir žinant ypatingai reikšmę šitų rungtynių. Taip ir dabar sukuriam visus šunis ant Ąžuolo tubelio ar ant to paties Kauno Žalgirio, kur vėl čia reikia pabrėžti ir tai yra apsibrėžta su visom komandom. Nė viena komanda negali uždrausti žaidėjų vykti į rinktinę. Nė viena. Ir žaidėjas... Pavyzdžiui, italų girdėjau, kad tai visos Eurolygos komandos, jeigu žaidėjas nors kiek daugiau žaidžia, tai pasakė, kad mešansų. Ir federacija net nebandė išsikviesti Pajolos, Momo Diufo, Selijų Niengo, Niko Meli, kas čia dar iš tų italų yra Eurolygoje. Italai neturėjo krūvo žaidėjo, to paties Thompsono iš Valencijos. Darius Thompsono. Vat visi, kurie nors kiek Spanjolo iš Baskonijos. Spanjolo, tai vat... Virtuso 4 žaidėjų nebuvo, žinai. Ir jie būtų kardinaliai pakeitę tą paveikslą. Jie būtų tos Islandus pasiėmę namie 15-20 taškų. Bet, kaip supratau, vat Italijoje irgi tokia situacija, gal priešinga tada situacija negu Lietuvoje, kad Eurolygos klubai neleido tiesiog visi, aišku, buvo bandymai, bet federacija išgirdo ne ir sako, gerai, viskas. Ten labiau Virtus, aš supratau, iš to, ką kalbėjo Bankė, jis apie Virtus kažkaip, užsiminė Virtus, paminėjo, bet ten ta jo anglų kalba tokia nėra, iki galo sklandi ir nesuprasi minties kartais. Aš klausiu... Jis paminėjo Virtus ir 4 žaidėjai, kurie buvo Eurobaskete, Virtuso, jie dabar nebuvo. Aš tiesiog Horacio, mūsų kolegos paklausiau apie visą tą italų situaciją vakar prieš rungtynes, tai sakė, tiesiog federacija nebando labai smarkiai priešintis klubams ir, ne, tai ne. Ką gavo, tą gavo, žaidžiam su tuo. Jo, bet kaip suprantu, Jonai, tu sakai, kad Lietuvoje, Žalgiris nedraudė. Žinai, ką Žalgiris padarytų Ąžuolui, jeigu Ąžuolas sakytų, aš noriu, aš važiuoju. Nieko. Ir važiuotų. Ir viskas. Tai žinai, Žalgiris be abejo yra ten tos rekomendacijos, ten gydytojai, viską, mes rekomenduojam tau nevažiuoti, ar atsivedi turbūt daktariuką, apsikabini daktariuką, dar daktariuką sako, irgi, žinai, rekomenduoju nevažiuoti, taip, bet, žiūrint, realiai niekas negali uždrausti. Jeigu uždrausti, tiksliau, jeigu Ąžuolas išvažiuotų, ką klubas gali padaryti? Nieko. Ne jisai nubaus, ne jisai neduos žais, nes tai yra svarbus žaidėjas. Ja. Bet vėl, nesinori visko suvesti tą Ąžuolą, kad jis kažkoks nepatriotiškas ar dar kažkoks. Čia yra per daug šitoje vietoje. Ir aš jau vakar, kai dar kartą Kurtinaitis užsiminė ir pasakė, čia reikia uždaryti šitą temą, o galvoj. Pradžioje labai, atrodo, tvarkingai pradėjo. Ir paskui atsidarė. Jonas toksai, ačiū Dievui. Ir tada reikia uždaryti tą temą, bet... Ir tas bet kažkodėl, Ir kai atsivėrė, išdėjo visas detalės, kaip suprantam, iš trenerio pusės, ką jisai kalbėjo su Ąžuolu, kad Ąžuolas lyg ir buvo pažadėjęs, bet viską nulėmė vienas Baskonė rungtynės. Taip viskas sumalta į vieną vietą, kad Žalgiris su Tubeliu žaidė paskutinės minutės, nors ir pirmavo daug. Tu labai daug sumali. Ir čia vėl, savo palankiai sudėlioji tą situaciją, man atrodo. Ir čia viskas pasakojama, ar čia yra Tubelio kaltė, kad jis buvo laikomas aikštelėje prieš Baskonę prie +16, taip žinai yra kalbama. Ne, tai... ir čia yra Tubelis, dėl to turi kažkaip jaustis kaltas, kad jį leido žaisti tuo metu. Žalgiris irgi tada buvo varinis, nepamirškim, ir Slyva buvo blogos savijautos, ten Žalgiris švis 7-ėse, jie žaidė prieš tą Baskonę, jeigu taip pagrindė įmant. Tai viskas sumalta į vieną vietą, pateikiant aš suprantu, iš rinktinės trenerio pozicijos, kas tau yra, sakykim, palanku, bet tu nueini į tas detalės, kur turbūt reikėjo pasilikti savo vyriškai, aš galvoju. Ir Tubelis dabar yra didžiausias akcentas šito lango prie visų tų pralaimėjimų, kad jis būtų buvęs auksinės vertės. Tai niekas nekvestionuoja, kiekvienas būtų žalgirietis ar būtų auksinės vertės, kiekvienas Eurolygos krepšininkas būtų auksinės vertės. Tas pats Bendžius, būtų buvęs irgi auksinės vertės 4 pozicijai, bet jis turėjo problemų su sveikata.
Tas pats Rokas Giedraitis dar irgi yra Tenerifės komandoje, irgi nėra jo šitoj rinktiniai. Tai daug eilė kitų pavardžių, kur tiesiog yra dabar užsiciklinama ant vieno žmogaus. Ir plus, aš sakau vėl, nepamirškim, kokia buvo Ąžuolo situacija sezono starte, plus tą vasarą jam perėjimas iš Ryto į Žalgirį, tada su fanais, tas sunkus startas, žmogus tik pajuto tą džiaugsmą ir vėl dabar gavo tiesiog kibirą ant galvos tokį su visom tom pamazgom. Komentaruose vėl jis akcentuojamas, mes kalbam, treneriai kalba, tau beda ir akcentuoja apie pareigą, galbūt kurias tu nejauti, nors akivaizdu, kad jis jaučia ir žmogus puikiai supranta, ką reiškia vilkėti rinktinės marškinėlius ir jiem rūpia. Nu, tai labai daug suvesta į vieną asmenį ir per daug, ryškiai per daug. Jis tikrai nėra tas vienas žmogus kaltas, čia reikia tą pasakyti, bet iš kitos pusės tada paimkit, žinai, Ąžuolas gal neturi savo PR žmonių, nežinau, ar pats tada turi pasakyti, ar tada Žalgirio komanda turi pasakyti. Nu, skauda Achilus ir yra tokia situacija, kad jam reikia pailsėti. Nu, jis yra ant ribos. Ir tada visi, manau, kitaip žiūrėtų į šitą situaciją. Nes dabar, man, pavyzdžiui, tai ką atrodo, kad, nu, kaip ir teoriškai jis galėjo žaisti. Kaip galėjo žaisti ir Kampacų už Argentiną, kaip Hezonija važiavo žaisti, dar net abiejų rungtynių, man atrodo, kaip Toko Šengelija kitą dieną po Eurolygos trečiąjį žaidė Barcelonai, ketvirtąjį jau žaidė Sakartvele, tenais iš vis neįtikėtinos istorijos. Aš manau, kad visiems žaidėjams kažką skauda, tikrai sezono metu čia, nu, sunku būtų turbūt didelis laikotarpis palaikyti žaidžiant tokiu krūviu, kad tau nieko neskaudėtų. Tai dabar, suprantu, Ąžuolą iš jo perspektyvos jisai pasirinko poilsį, jisai galvoja apie save, bet iš kitos pusės tada, nu, per tos skausmus tu negalėjai sužaisti vienų rungtynių, tas niekas net neprašė skristi į kitą šalį, tiesiog Klaipėdai tos rungtynės. Aš suprantu ir jo pusę, bet tuo pačiu suprantu ir tų žmonių, kurie sako, ar čia tikrai buvo taip sunku sužaisti už tą Lietuvą. Bet tikrai ne jis vienas čia šitoj situacijai kaltas dėl pralaimėjimų. Žinai, Hezonijos atveju, kita situacija, jis vasarą neturėjo Eurobasketo. Argentiniečių atveju, kurie skrido į Kubą žaisti, irgi tas pats, jie neturėjo turnyro prieš pat Eurolygos sezoną. O tai jie nedalyvavo tam FIBA America's Cup? Argentiniečiai, man regis, ne. Pataisykite, jeigu klystu, bet man regis ne. Okay. Kroatai turėjo tikrai laisvą. Jis buvo anksčiau šiek tiek, ta prasme, jis ten baigėsi gal rugsėjo pradžiai, bet iš esmės daugybė žaidėjų, kurie atvažiavo tiesiai iš Eurobasketo į savo klubinius, į savo klubus, jie nebuvo šitam lange. Ir mes čia galim tampyti Ąžuolą iki negalėjimo, bet mes galim tuo pačiu ir pažiūrėti, kas darosi kitur. Prancūzai šitam lange neturi nė vieno žaidėjo iš tų, kas buvo Eurobaskete. 0. Yeah. Ir mes kalbam apie Okobo, apie Sisko, apie Hifį, apie Luvavų Kabaro, Kordinė, Maledonas, Žeite, jisai trauma šiaip ir taip. Strasdelis, žinai. Čia visi žaidžia kosminės minutės Eurolygoje. Visi topiniai žaidėjai 0. Italai, jau sakiau, vienas žaidėjas. Serbai atsivežė irgi vieną Dobričių. Vienintelis Dobričius, kuris žaidė Eurobaskete, atvažiavo dabar į langą. Visi kiti, mes vėl galim kalbėti apie tą patį Kaliničių, apie, Davidovas, tam, whatever, bet čia kalba ir apie Micičių, tą patį, apie Milutinovą, irgi taip pat neatvažiavo. Bet pas turkus, pavyzdžiui, 6-7 Eurolygos žmonės buvo. Turkija ir Graikija yra dvi šalis, kurios išsiskyrė visame šitame kontekste. Turkai atsivežė 7 žmonės, kurie buvo Eurobaskete, nebuvo tik tai Larkino, Čedi Osmano, Bitimo ir 2 NBA žaidėjų. Graikai imant ir antras rungtynės, nes pirmose, pavyzdžiui, nebuvo Papa Nikolajus, bet imant ir antras buvo 6 žaidę Eurobaskete, kiti 3 yra Dorsis, Lukas, Mitoglų ir 3 NBA žaidėjai. Tai iš esmės Graikija, Turkija yra ta išimtis, visi kiti iš tų didžiųjų, imant vokiečiai, ispanai, serbai, italai, prancūzai, visi turėjo tokias ar net blogesnės situacijas negu lietuviai. Ir čia, žinai, šitoje vietoje sakau, aš suprantu trenerio skausmą, ypatingai tas skausmas, man atrodo, vakar jisai dėl to tapo dar aštresnis, nes jau kas, bet Kurtinaitis irgi matė, kaip Marekas buvo gynyboje atakuojamas, švelniai tariant. Ten baisu, ten 4 kėlinys iš vis yra baisu, bet jau 2. ar 3. kėlinį pasimatė keli epizodai, kur
pick and roll'ose Marekas baisiai paklysta ir atrodo, kad 4 kėlinio tik ir laukia. Ir Pročida, ir Niko Meninas tik ir laukia 4 kėlinio, vat kad ateinam iki to 4 ir mes per tą 4 uždrošim iki negalėjimo šitą savo match-upą. Yeah. Ir ten taip ir darėsi. Ir čia galbūt ir buvo ta mintis Kurtinaičio, kad Ąžuolas čia būtų buvęs auksinis, suprask, vietoje Mareko. Tai čia pagrindinis dalykas buvo su ta taktika, kurią vakar pasirinko Kurtinaitė žais 40 minučių switch-olą, tai belis būtų aukso vertės. Ir čia Rimo žodžiai ir čia aš dar per pertrauką sakiau Rokui komentuojant, kad sakau, su ta taktika, tai čia tubelis neįtikėtinai būtų padėjęs, nes tu žaidži switch-olą, tu gali jį naudoti 5 pozicijoje ir tu pastatai jį prieš Menioną, pastatai prieš Pročidą ir tikrai geresni rezultatai būtų negu prieš Mareką. Tai dėl to turbūt ir buvo toks nusivylimas iš trenerio būtent po vakardienos rungtynių. Žinant dar ir matant toj paskutiniai situacijai, kaip Menionas su kokiu lengvumu jisai įėjo į tą situaciją, ten viena užtvara, vienas krypties pakeitimas ir Menionas viskas laisvas iki pat krepšio, Marekas tiesiog įveiktas pirmo, antro žingsnį. Sargiūnas jau matė, kad čia viskas ir dar tai matosi ranką, akivaizdžiai kišo bauduot. Tai žinai, dar pasigaut, kad nuvest tą Menioną baudas mes nebepagavo. Menionas, bet kad ir pats Sargiūnas ten buvo labai toli jau nuo Meniono, gal ten, žinai, gal keistis iš karto norėjo toj situacijai. Tai... Bet labai gaila, nes aš jau kažkaip patikėjau, kad antras išsigelbėjimas per 3 dienas fantastiniu stiliumi, nes Velička įmetė tikrai sudėtingą metimą, bet jau tokį lengvą lemiamą metimą italai pataikė, kad Ja, bet čia, kur vat galiausiai tikrai galima sutikti su Kurtinaičiu ir kur norėtųsi, kad čia turbūt būtų ir dar daugiau vienybės absoliučiai visoje Europoje. Apie tai, ką ir kalbėjo Kurtinaitis, sako, aš nesuprantu, kaip šitą produktą galima parduoti. Jeigu mes kalbam apie biznį, kaip šitą produktą, šitos langus, šitas rinktinės galima kažkam parduoti. Ir apie ką jis kalba, NBA yra, čia niekam nepasakysiu nieko naujo, produktas, kuris sukasi apie didžiausias žvaigždės ir sako, va ten parduoti. Tai kaip galima jį parduoti, kaip galima su šituo tvarkaraščiu gyventi. Aš pasikartosiu faktą, kurį dabar minėjau per praeitą Q&A podcastą, jis skirtas tik pliusams, bet įgarsinsiu, kad ir čia tai nuskambėtų apie tvarkaraščių skirtumus ir kokia absoliučiai nesąmoninga koks yra nesąmoningas Eurolygos tvarkaraštis šio sezono, tai yra, aš dabar išeinu į tą pusę, kur visi treneriai sako, čia yra žudimo žaidėjų, realiai čia yra žudimo žaidėjų. Tai tu dabar palaikai NBA Europe? Ne, palauk, čia ne taip veikia. Čia ne taip veikia. Čia veikia ne taip, bet iš esmės tai yra 22 rungtynės Žalgiris sužaidė per rugsėjį, spalį, lapkritį, oficialias 22 rungtynės. Iki šitų rungtynių. Imam, pavyzdžiui, Rytą, jie žaidė 15 rungtynių per tą patį laikotarpį. Reiškia, 1,5 karto daugiau Žalgiris žaidė rungtynių. Imam gruodžio mėnesį. Ryto laukia 4 rungtynės, Žalgirio 9. Žalgiris dar turi tą prabangą žaisti LKL, kuris šiemet turi 9 komandas ir tu turi tą vieną laisvą savaitgalį, kars nuo karto. O ir kai kurie kiti savaitgaliai, būkim teisingi, yra pasivaikščiojimas. Lengvas. Kokiom situacijom, kokiom aplinkybėm žaidžia ispanai? Tas pats Realas ar Barcelona, pažiūrėjau, gruodį turi 10 rungtynių. Ir jie 10 rungtynių žaidžia aukščiausiam lygiai. Eurolyga ACB ir tu kiekvieną savaitę, žinai, žaidi. Turi ten tą trumpą pertraukėlę kūčiams, prie stalo trumpai prisėda ir paskui ten vėl maros 26, 28, 30 vėl kapoja, žinai. Tragedija. Šitas tvarkaraštis yra tragedija ir čia dar pabandė įterpti, Eurolyga pasitraukė, paliko vietos tiem langam tarsi. Bet čia yra diskusija. Kad viskas spėtų. Antradienį žaidė Eurolygą, ketvirtadienį žaidė langą, sekmadienį žaidė, dabar ketvirtadienį, Čia turbūt, kad viešai galėtum sakyti, žiūrėk, turi kalendorius, susidėlioktas datas, visi spėjama, ne? Antradienį sužaidžiam, trečiadienį, ketvirtadienį, man atrodo, langai ir ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį irgi langai. Tai visur spėjam. O kaip žmonėm nepajautus tos fizinės apkrovos kalbėti lengva apie tai, matosi iš tos komunikacijos, kaip jie susitarė. Tai man tai žiauru. Ir šiaip pažiūrėjus dabar apie tą tvarkaraštį, vasarį, kai mes žaisim ir su Islandais, ir palauk, ko mes dar čia antras su Islandais, abidvi Islandais.
Tai realiai abi rungtynės telpa į Eurolygos tvarkaraštį, kadangi su Islandai žaisimės 27. Penktadienis ir pirmadienis tenais. Jo, tai Eurolyga tuo metu turės tą langą laisvą, rungtynės bus 23. Tai man rodos, taip pat padarė kaip dabar, kad žais 25 ir kovo 5. Tai... Vėl žais antradienį Eurolygos, antradienį, trečiadienį Eurolygos turas. Ketvirtadienį, penktadienį pirmos rungtynės, sekmadienį, pirmadienį tos antros ir tada vėl kitos savaitės pabaigoje tu vėl žaidi tą Eurolygą. Tai čia vat tokį sprendimą rado. Daugiausiai, ką galėjai išspausti iš to. Nu, ir ten dar bus KMT, man atrodo. KMT bus savaitę anksčiau. 22 ar 23. Savaitę anksčiau, ne? Ne, 22 ar 23. 21, 22. 21. Okay. Bet tai, palauk, tai tu žaidi 2-2 sekmadienį KMT. Tada žaidė Eurolygą. Tada žaidė Eurolygą Po antradienį. 2 dienų, taip šiandien. Jo. Po 2 dienas po KMT tu žaidė Eurolygą? Trečiadienį, jo. Po 3, nu tai realiai po 3 dienų. Sekmadienį sužaidė KMT finalą ir tada trečiadienį žaidė Eurolygą. Žalgiris žais su Pirėjom namie. Wow. Ir tada turi 27 Lietuva Islandija ir kovo 1, man atrodo, namuose. Oh boy. Ir čia yra. Po KMT tiesiai Iš Rūbinės. iš after parčių į treniruotę rinktinės galėsi pabandyti. Na. Ir čia, Stovės su Alkati. ir čia, žinai, vienas dalykas čia. Kitas dalykas, kiek tau skirtingų emocinių dalykų, tarkim, tu žaidi KMT, ar tai finale, ar laimi, ar pralaimi, tai visai yra didelė emocija, tu turi nusteikti. Po 3 dienų tu varai į Eurolygą, ten žaidi, po 2 dienų tu jau surinktinį apsirengi marškinėlius ir tu žaidi su Islandais. Islandijoje pirmas rungtynės. Taip. Jo. Žinai, žmogus nėra, kur tu paspaudi mygtuką ir tu persijungi lengvai, ne? Kažkokį kitą modą įeini. Nu, šitie dalykai žaidžia. Ispanai per šitą langą neteko 3 žaidėjų traumuotų. Ir čia mes kalbam apie žaidėjus, kurie nėra Eurolygos žaidėjai, kurie ACB lygio žaidėjai, bet va, langas 3 traumus. Taip, kad čia, žinai, ir šitas. Ir tai, kad mes net nekalbam apie NBA, kad šitą visą formulę vėl, aš apie tai kalbėjau gyveniai podcast'e, bet NBA tarsi yra vėl palikta čia. Tai čia produkto niekada nebus, nes NBA žaidėjai niekada negalės žaisti languose, išskyrus vasarą, kada yra laisva, tai čia produkto niekada ir nebus. Bet mes kažkaip apsimetam 8-9 metai, kad čia yra viskas gerai su tais langais. Tai šitoj pusėje, šitoj vietoje absoliučiai vis daugiau žmonių ir tie patys treneriai kalba, kad čia yra nesąmonė. Šiaip, žinai, turbūt labai nuoširdus Koitunaičio pasisakymas, bet klausant turbūt gerbiamų prezidentui labai nepatiko šitas, nes jie vis tiek yra FIBA pusėje ir jie, kad ir užkulisėse kalbės, kaip čia yra blogai ir kaip viskas negerai ir kaip mums čia chaosas, bet jie oficialiai to niekada nekomunikuos. Prezidentai, federacijos, tokia komunikacija neis. Treneriai, kad prabyla. Nežinau, ar tai turės daug įtakos, turbūt, kad ne. Bet tas nepasitenkinimas turi būti išgirstas kažkaip vienaip ar kitaip. Tik tai sakau, man atrodo, kad čia kažkokiais pokyčiais arba tais kardinaliais pokyčiais, kad pastumtis tas datas vėl ir sutilpti viskas grafikė, čia tas netinka, nes tu pažiūrėk, čia nežinau, ko reikia masinių žaidėjų traumų ar ko, kad žmonės suprastų. Tai tų masinių jau dabar, tu pažiūrė Eurolygos injury reportą, ten kiek 60 plus žaidėjų traumuotų šiuo metu. Niekas nieko nekeis. Bet kad, aš nežinau, ar čia yra. Nežinau, ar čia yra, kai tu, kaip ir Kardinait sako, koks čia yra produktas. Čia net nėra jokio produkto. Šitų langų didžiausias spindys yra klaidos. Komandas klysta nuo 15 turbūt iki 30 kartų per rungtynės. Tai koks čia yra turinys? Tu turi Sergiūną atvejį, kuris turbūt vieną kartą per 1000 kartų, per 1000 rungtynių nutinka, per 500, kur maža tikimybė, tu prasproga dabar Sergiūną atvejais. Gerai, visi džiaugiasi, sureagavo ir Amerika, ir Reggie Milleris, ir Markas Kubinas, reaguoja, mato tos reikalus, bet tai yra vienas iš labai nedaugelio, iš labai retų dalykų, kuriuo tu gali pasidžiaugti per šitos langus. Yra vėl serbų sugrįžimai iš -23, bet ten kokybės nėra, visi supranta, apie ką yra rungtynės tarp Serbijos ir Šveicarijos. Tai nėra geriausi žaidėjai, tai nėra aukščiausias lygis. Kai tu gali padaryti tokį comeback iš -23, tai čia nežinau, miesto lyga, ar kaip čia pavadinti, atrankinės į kažką labai žemo lygio turinys. Sutinku. Bet aš manau iš kitos pusės, kad FIBA galvoja, tai va, žiūrėkit, kiek dramos, kiek sugrįžimų. Jeigu mes neturėtume iš tų rungtynių, tai nebūtų buvę ir šitas Sergiūno game winnerio ir kiek dar kitų game winnerių. Vis tiek jie gauna dėmesio sezono metu.
Ir paskutinis pavyzdys parodė, kad tas dėmesys iš vis buvo vos ne pasaulinis dėmesys į tą Sargiūno metimą. Ir tada tu gali galvoti, okei, tai jeigu mes neturėtumėm iš vis nieko, tai nieko ir nebūtų nutikę. O dabar teoriškai tu turi tokius šansus, kur tu tikrai social media pagalba pasieki didžiulės auditorijas. Tai aš sutinku su jais, bet tiesiog bandau pasižiūrėti ir iš kitos pusės visą šitą reikalą, bet tikrai nebandau ginti šitos langų sistemos. Yra tas dalykas, kad jeigu rungtynės yra žaidžiamos, daug šansų, kad jose kažkas nutiks, kas nuskambės plačiau ar mažiau, žinai. Ja. Tiesiog, taip, ir kadangi tu žaidži, kažkas įvyks. Jeigu lyginės su nieko nevykimu, tai tikrai yra. Tai kažkas įvyks. Bet kitas dalykas, sakau, produktą sukurt, tu turi turėti NBA žaidėjų čia. Neabejotinai. NBA žaidėjai, ką irgi, dar kartelį pasikartosiu, gal nesupyks mūsų prenumeratoriai. Čia dabar buvo geriausia FIBOS proga įsprausti NBA į kampą ir įsimušti kažkokias sąlygas, kad NBA padarytų tą pertrauką, galimybę NBA žaidėjams grįžti, sužaisti languose. Va čia šitoj vietoj, kada vyksta kalbos apie naują lygą, kada NBA nori draugauti su FIBA, FIBA turėjo, ar gal ir tebeturi, o gal ir nebeturi, dėrybinę poziciją, kad gerai, mes su jumis dirbam, bet yra langai, mums jie svarbus, mes norim iš to produktą, sustabdom ten savaitę NBA, ne? Ir daug galvojom kaip, ar ten, kada galbūt NBA taurė vyksta ir mes priderinam NBA taurę prie savo langų, jūs padaro ten tą savaitę, taurė, po taurės laisvo laiko, žaidėjai, kas nori, pravažiuoja Europą. Kitas tarpelis yra, mes žinom irgi vasario mėnesį, kada NBA yra padarius All-Starų ten tą atostogėlės kažkokias vėl, tai vėl ten tą savaitę gal pridėjus dar dieną ar panašiai, praktiškai nesutampa dabar datos, net žaidėjai dabar yra labai panašiam kalendoriui. Yra 2 datos, ką tau reikia su NBA suderinti. Ar tai buvo derinta? Ne, arba bent jau nesigirdė apie tai nekalba, bet jeigu girdėtųsi, tai turbūt ir kalbėtų. Ir jeigu dabar to nepadarai, reiškia to ir nebus. Reiškia languose NBA žaidėjų niekada neturėsim. Toliau pyksim ant Eurolygos, pyksim ant klubų, pyksim ant žaidėjų, kad jie neatvažiuoja, arba šlovinsim kitus, kurie atvažiuoja ir tampa herojais, bet iš esmės tai niekada nebus geras produktas. Vienas dalykas, ko mes tikrai negalim išvengti kiekvieną rytą, tai yra dantų pasta. Kai pradedam nuo paskrolinimo telefone, tai po to tikiuosi, kad 96% žmonių ir padaro tą... Kas esat ir skrolinė, ir dantis valis? Šiandien norėjau sakyti, kad bet šiandien ne. Bet esu, aišku, esu. Ja. Aš labiau gal... Ta beprotiška gyvenimo skuba, žinai, besivalant dantis gali įvykti. Nėra laiko, tu 24 valandas. Negali skirti dantukams 2,5 minutės, ar kiek ten reikia pasivalyti, ar 2-3 minučių, nes gali praleisti kažką, ne? Bet vakare galiu, bet ryte kartais tikrai būna... Nes nori tų žinių, žinai, savęs. Per vėlai atsikeliu. Ir mes čia prieš save turim visą spalvų paletę, kiek Ekodenta turi skirtingų dantų pastų. Mane kas kartą vis labiausiai nustebino tos juodosios black linija. Man patinka. Ta vulkaniška. Vulkaniška. Praturtinti juodąją anglimi. Tikiuosi, kad, jinai... Turi tą, tu jauti, kad tą anglies koniuką, ne? Bet šitas budulius iš radio show, ne? Senai šitą jisai buvo atradęs jau. Bet šiaip Bairių, bet čia yra senovės dalykas labai stiprus. Aš esu matęs keliaujant Nepalo kaime, ėjom pro kaimą tiesiog ir tame kaime moteris su anglimim irgi valėsi dantis. Tai tikrai nebuvo pasta, bet tai buvo su juodu ir buvo paaiškinta, kad yra tradicinis dalykas dantų priežiūrai. Okay. Aš tikiu, kad Ekodenta tikrai neišsigalvojo kažko, kas nepadėtų ir čia yra labai efektyvus dalykas, bet čia kiek visokiausių yra skonių, yra Ekodenta Green Line, yra paprasčiausia Ekodenta Line. Ekspertinė linija, kuri sukurta bendradarbiaujant su odontologais, pažangus valymas, stiprinimas, apsauga, gaivinimas dantų, žodžiu, visa priežiūra, kurios reikia ir mes turim savo žiūrovams nuolaidos kodą, kol Jonas žiūri. Jo, elektroniniai parduotuviai eshop.bioclub.com. Mūsų žiūrovams, kaip visą laiką mes turim tą koduką, pramušam geriausias dealus. Su kodu BasketNews20 suteiks nuolaidą 20% visam Ekodenta asortimentui. Ir tai galioja nepaisant to, kad šiandien visos akcijos pasibaigė, šiandien užsidaro visokie Black Friday, juodosios savaitės, visą kitą, o BasketNews20 galios ir toliau.
Taip, kad tikrai gera proga pasinaudoti ir jeigu kažkam dar... Gali dovanų kažkam. Gali dovanų netgi, kur žinai, vis būna kažkokių, tai turi, kolegai padovanoti iki 20 eurų kažkokią dovanėlę, kažkaip žinai, kiti gal gerai, kad priminiai. Kiti galbūt net žino, kad kiek yra platus asortimentas ir kiek galbūt jau, žinai, tą seną gerą pastą naudoja vieną, va čia galbūt net neš kažkokio kitokio fainumo, to tokio džiaugsmo valytis pastą ir pajausti ir skirtingų skonių. Mane irgi va šitą domino dabar, kur Jonas paėmė. Tai... Ne, pasiflora, ne? Pasifloras skamba kaip vis laik geras pasirinkimas. Vis laik geras, ja. Ar tai tauriai, ar tai ant dandų šepetėlio? Šitas irgi skamba kaip neblogas pasirinkimas. Marihuana čia? Labai tokie. Ir vienokiam ar kitam formate. Jeigu jo nebebus podcastuose nuo šio pasirodymo, tai žinosim dėl ko. Arba jau Jonas bus per daug atsipūtęs podcast'e, tai gali būti, kad jis dantis valėsi su ekodentas marihuana. Tokios dar tikrai nebandys. Taip. Visada būna pirmas kartas. Šiaip jo, ekodentą, dantų pastos eshop.bioklub.com, kodas basketinius 20% nuolaida visam asortimentui, ką čia matot ir dar daugiau. Visi likusį gyvenimą. Abejoju. Bet ilgai. Ne iki šiandienos vakarą. Jo, bet šiaip kalbant apie, jeigu dar apie tą Sargiūną atvejį, tai įspūdingas Sargiūno langas, jis, jeigu žiūrint žaidėjus, kurie sužaidė 2 rungtynės per šitą langą, tai jis yra antras rezultatyviausias po 22,5 taško. Rezultatyviau tik tai pasirodė Kovliaras, Ukrainos rinktiniai po beveik 30 taškų, tai 29,5. Tai tas Sargiūno prasprogimas, reikia pasidžiaugti, nes, kaip ir minėjom, nuidėjo iki pat Amerikos, Lietuvoje irgi visiška psichozė, kaip jis sutiko ir Švyturio arenoje, didžiausi plojimai, pirmas įėjimas į aikštę, irgi didžiausi aplodismentai. Akivaizdu ir čia Vilniui per eglutės įžiebimą jau leidžiamas Igno Sargiūno sveikinimo žodis. Max, tai šitas buvo. Jo, bet okay. man iš anksto įrašyta buvo tam ruoštas, nes kadangi Vilnius yra Europos kalėdos sostinė, man atrodo, jeigu neklystu, tai Rytas ten turi didžiulį akcentą ir Žibėno buvo žodis, bet tiko labai ir Sargiūnai įrašytas iš anksto žodis, tai... Šlovės savaitės Sargiūnai. Čia turbūt Sargiūno net šiuo atveju net nebūtų reikėję kažką sakyti, būtų užtekę nuotrauką per ekraną parodyti ir žmonės jau būtų, žinai, ošia. Tai va, tai džiugu šitą žmogų, tik tai dabar irgi mes kalbam, kad turėjo didžiulį krūvį praeitą sezono pabaigoje, vasarą, sezono startas ir vėl per langus sužaistas didžiulis laikas, minučių po 27, tai kad tik tai viskas būtų tvarko ir šitą bangą nusineštų į sezono tolimesnę eigą. Tai nepergenk, Sargiūnas vienos rungtynės čempionų lygai, kurias nieko nelėmė gruodžio mėnesį. Sausio mėnesį Rytas irgi žais tik tais pačiam gale čempionų lygą, nes play-ine nedalyvaus. Tai top 16 prasidės tik tai sausio 20 kažkelintą dieną berods. Tai dabar per pusantro mėnesį tik tai vienas rungtynės Europos? Per teoriškai gaunasi 2,5 mėnesio yra vienas čempionų lygos rungtynės. Nes paskutinės buvo prieš Legiją, prieš 2 savaitės, jeigu neklystų, lapkričio 18 dieną. Tai dabar bus 17. Gruodžio 17. Patrais išvykoje. Ir tada sausio 20 kažkada prasidės top 16. Tai yra realiai 2 mėnesiai su vienom rungtynėm čempionų lygai. Tai manau, kad Ignelis galės ir į Protmušį nueiti ir palisėti ir šašlyką gal kur nors iškeliauti, pakepti kur šilta ir... Ta prasme, vėl grįžtam prie to, kad FIBA įspūdingai dėlioja savo formatus ir jas pildo. Kiek jį tu reagavai per COVID, vėl grįžti, čia labai turbūt iškalbėta tema, bet grįžti prie to, kad prie COVID taikys ir darai kas antrą savaitę dėl tų nustatytų atvejų komandose, bet kai jau viską, jau žmonės įsivažiavo FIBA, jau visi gyvena normaliu ritmu, kurį pastarosius, nežinau, 4 metus, 3 metus, ne, ir tu vis tiek dar lieki prie šito. Labai liūdna. Nu, bet iš kitos pusės, mes vienur norim mažiau rungtynių, kitur norim daugiau rungtynių, bet ir tas pats Rytas nori kitokio formato, bet aš kaip suprantu, ten yra labai Ispanijos komandų paveiktas tas reikalas, kad tos komandos Ispanijos, kurios žaidžia čempionų lygoj, pavyzdžiui, Malagos Unicaja, pasižiūrėkit, jos praktiškai kiekvieną sezoną, pirmą sezono dalį ACB yra pačiame viršui. Nes Eurolygos klubai sėdė apačioj, nes jie turi žaisti ir Eurolygą ACB. Malaga žaidžia kas 2, kas 3 savaitę čempionų lygoje, gali susikaupti į tą Ispaniją ir tada ateina į sezono galą playoffuose ir turi namų pranašumus, galbūt būdami aukščiau Eurolygos klubų. Ir jie tada čempionų lygoje sako, hei, palaukit, mes nenorim čia
žaisti tiek daug rungtynių, mums viskas labai gerai tinka, mes spėjom per 2 frontus pabūti labai aukštai. Tai. Dėl to Tenerife sako, nenorime apkrauti Huerto, Šermadinio ir visos tos veteranų plejados. Jie iš karto sakys, mes karjeras baigiam. Tai realiai čempionų lyga dėl Šermadinio ir Huerto tokį formatą turi, nes viskas net būtų skabintų. Šiaip jau užsiminėme apie Šermadinį, Šermadinis baigė karjerą Sakartvelo rinktiniai. Ir tai yra vienas iš kelių atsisveikinimų per šitą langą. Bertanis baigė, Dairis baigė, Bertanis irgi karjerą Latvijos rinktiniai. Albisi baigs Prancūzijos rinktiniai po šiandienos rungtynių irgi. Tai va, okay. Albisi, bet nėra jis toks vyresnis, ne? Nu, jau irgi 4. 3-5, 90, okei, jo, nepasakyčiau, bet tas vienas iš tų kelių akcentų dar. Turbūt tiek su rinktinė. Šiaip geras, vakar girdėjau Bairis Gudaičio. Kai kažkas paklausė Gudaičio, ne, tai ar į Salonikus rytoj. Dėl to gando. Ja, ir jisai sako, ne, aš rytoj į sodybą varau, nežinau ką. Žinai, šitas kur buvo? Sodyba Salonikose? Nemanau. Kažkas, mačiau, pas mus čiatą komentavo, kad tokia buvo reakcija Gudaičio į šitos gandus. Nes kol kas tai pakankamai teisingai atspindi, kad nieko nėra įvykę, nors čia jau graikai ir mačiau persispaudino keli portalai, tie tokie vieni iš einamųjų portalų, kad Artūras Gudaitis keliasi į Salonikų PAOK. Tai nėra faktas ir pats... Šiai dienai tai yra labai, labai toli nuo fakto, čia pirmiausia tai. Taip, visų pirma, koks lygis yra PAOKo ir nežinau, ar Gudaitis eitų į tą komandą FIBA Eurocup, kur mes dar kalbam, kad Gudaičio noras yra pasimėginti, grįžti į tą Eurolygą, vėl grįžti į tą žaidėjų ratą ir pasisukti tą marketę dar bent porą metų. Jisai žaidė čempionų lygą, kur vėl irgi, tai turbūt 3, 2 pagal pajėgumo turnyras, ne? Tai ką Salonikai gali tiesiog, turbūt, nežinau, paveikti Gudaičio norą arba įsitikinimus tiesiog pinigais. Jie ten turi daug pinigų, atėjęs naujas savininkas, kuris pagal savo piniginę ten sako, neva lyginasi su PAO Olimpiakoso savininkais, tie vienas iš turtingiausių žmonių. Tai ten jis turi tų pinigų ir jisai nori juos sudėti į tą klubą, nes jeigu kalbam, kad Kemeredis irgi jie klybina ir ten jau tikrai yra labiau pasistumėję nei Gudaičio atveju, kur, sakau, Gudaičio atveju tikrai yra labai toli nuo realybės. Tas jau užtikrinimas, kad tenai done deal ir turbūt labai sunkiai tikėtina, kad jis įsipildys. Su graikų ta medijagi dar nepresniausiai buvo tas Lekavičiaus atvejis, kai paskelbė, kad nepraėjo Ajeko medicininio patikrinimo, kur irgi buvo absoliuti nesąmonė. Aš kai mačiau irgi tą patį puslapį prieš savaitę ir kiek tas pats puslapis paskelbė, kad Nadiras Hifė eina į Olimpiakosą. Ir ten ne pirmą kartą aš matau, jų postas nueina viral ir niekada nepasitvirtina, kur ten tu pasižiūri toksai, kaip pamatai toksai, okei, wow, bet ar čia tiesa? Ir tada tu supranti po minutės ar 2, kad ten eilinį kartą antis paleista, kad, nežinau, gauti laikų, engagementą tiesiog susirinkti Twitter'e ar kur. Tai... O tai komandai Salonikos, kai žaidžia Tomas Zimša, o treniruoja Jūrės Dovcas. Senas geras Jūrės Dovcas. I had a feeling jau buvo, ne? Kas jis sakydavo? I had a feeling. Man atrodo. Aš tik šitą paėmė. Kitas buvęs Žalgirio treneris vėl atgyja jo šansai pratęsti karjerą ir grįžti į Belgrado Partizaną. Ar ta nuotrauka buvo fake ar ne? Aš noriu sužinoti. Aš irgi nežinau. Kadangi mėgstu atkreipti dėmesį detalės, tai aš laiką žiūriu, pavyzdžiui, ką aš taip atkreipiu dėmesį į Trinkieri batus. Andrėja Trinkieris laiką mėgsta Adidas brandą. Wow. Ir jeigu taip ten tikrai buvo išdirbta Jajaus, tai tobulai atkreiptas dėmesys, bet man atrodo, kad aš tai daugiau dėčiau šansų, kad tai yra tikra nuotrauka, nei sufabrikuota. Tai man patiko, kaip tu tokį skautingą esi pasidaręs per tuos metus. Nes kadangi... Rūbai, nežinau... batai, akinių remelis, kaip gal atrodo. Akinių remelis turėdavo irgi didelį spektrą nuo žalių iki juodų. Aš detalus žmogus esu. Tai batai visą laiką būdavo, aš atsimenu, Žalgiris bendradarbiauja su Puma.
ir dauguma stafo narių tikrai naudoja tos firmos batelius, o jisai trinkėris laiką būdavo su Adidas. Tai va, ta detalė mane atkreipė dėmesį ir aš spėčiau labiau, kad tai yra tikra nuotrauka, nei fabrikuota. Aišku, žinai, ta nuotrauka jinai galėjo būti nebūtinai dabar padaryta, jinai galėjo būti padaryta prieš 4 metus, 5 ar panašiai, kai jisai į Belgradą skrido. Ar net ir dar mažiau, tarsi mes tengi turi. Tiesiog jo, ir dabar tiesiog iš naujo publikuota. Tai, žinai, labai gražiai tiko, nes matosi, kad Milane ir kad lėktuvas į Belgradą. Man ten per tobulai atrodė viskas, kad atrodytų, kad tiesiog taip pat kažkas. Ir gyvenimas per daug negailestingas, kad įvelti žmogų, kad ir koks esi, bet 2 kartus tą pačią situaciją. Tai nežinau. Dabar akivaizdu, kad Partizanui reikės naujo trenerio, nes oficialiai patvirtinta, kad Partizanas atsisveikino su Želko, nors ir kaip nenorėjo, ir fanai nenori iki šiol, ir ten protestuoja, nežinau, turbūt dar miega prie Partizano ofiso, reikšdami savo priešingą nuomonę, bet tu nieko nebegali padaryti, kai toks žmogus pasakė. Aš net ir mažai dėjau šansų, kad pavyks Partizano vadovybei, visiems įtakingiausiam žmonėms turbūt Partizano ofise perkalbėti. Kai toks žmogus pasako, išplatina oficialų laišką, man atrodo, kad tai čia yra daugiau nei faktas ir tu jau paskui turbūt tik tai erzini patį žmogų, bandydamas pakeisti jo poziciją. Bet šiaip kosminė įtampa Belgrade ir ten turėjo būti tas vėl susitikimas iš naujo, turėjo klubo valdyba bandyti perkalbinėti Želko šeštadienį. Tas susitikimas neįvyko, tada vykstant komandos treniruotėjai, fanai laukia prie arenos, tada įsiveržė, kaip suprantu, į tą treniruočių salę. Oro uoste kaip pasitiko grįžus juos? Stabdė treniruotę, 10 000 fanų oro uoste laukia Želko ir ten vos galėjo praeiti Obradovičius. Bet sustabdė treniruotę, tada pradėjo įžeidinėti žaidėjus. Tada turėjo kapitonas Vanja Marinkovičius eiti kalbėti su jais visais. Dabar grasina, kad sustabdys rungtynės ketvirtadienį su Müncheno Bayernu, jie žaidžia namuose. Tai fanai grasina, kad ten bus kažkas tokio per tas rungtynės. Jeigu valdžia vis dėlto neįkalbės Želko likti toj komandai, atrodo, kad Dievas yra bandomas nuversti tiesiog Belgrade šiuo metu ir labai labai karšta situacija ir labai įdomu, kaip čia viskas pasisuks, nes tuo pačiu dabar sako dar fanai, kad nesvarbu, koks treneris atvažiuotų, mums tai netiks, nes klubo valdžia ir žaidėjai, jie žiauriai kaltina žaidėjus, jie kad privertė Želko pasitraukti. Ir jeigu ateis naujas treneris, ir jeigu tie žaidėjai pradės gero trenerio efektą, prisidės, kad tiesiog pradės žaisti tiesiog energingiau, agresyviau aikštelėje, ko jiems trūko. Tai dar pasitvirtins jų teoriją tiesiog. Pasitvirtins jų teoriją ir čia irgi bus blogai. Nu, žodžiu, ten yra kosminė įtampa Belgrade. Turbūt ketvirtadienį rungtynės, bus daug gerų rungtynių, man atrodo, ketvirtadienį, bet Bayernas su Partizanu Belgrade, manau, kad tos rungtynės, kurias tikrai įsijungsiu, pasižiūrėsiu, kas ten viskas vyks, koks treneris iki tol galiausiai perims tą postą. Nes buvo kalbų apie trinkierį, bet, sakau, fanams atrodo, kad dabar netinka niekas, jie žiauriai kaltina ir žaidėjus, ir klubo vadovybę, kad iš pradžių niekas neatsistatydino. Sako, jeigu geriausias ever treneris atsistatydina pats, tai jis negali prisimti vienas atsakomybės. Turi eiti su juo ir GM-as, nes tai nėra jo vieno atsakomybės. Taip pasitraukė Zoranas Avičius, sporto direktorius. Bet ne iš karto, ten kaip suprantu. Jo, po kurio laiko irgi. Tai tokia situacija šiaip neeilinė. Ir Sviatoslavas Pesičius irgi turėjo labai įdomų komentarą, nežinau. Nemačiau. Nežinau, ar skaitėt, ar matėt, tenais jisai realiai sako, kad gyvenimas keičiasi, prioritetai keičiasi, žmonės keičiasi, žaidėjai turi kitokius įpročius ir trenerio ranka sumažėja natūraliai, kadangi gyvenam tokiais laikais. Tai Želko pasiėmė neįtikėtiną atsakomybę ant savęs, niekada nieko neužkrovė ant žaidėjų, bet sako, manau, kad treneriai šiais laikais neturėtų bėgti nuo to, nes trenerio įtaka vis mažėja, nepaisant to, koks tu esi geras, o vis didėja žaidėjų įtaka. Tai vos ne maždaug, kad reikėjo anksčiau gal net kaltinti to žaidėjus ir kad nepasiimti tiek atsakomybės. Tai labai įdomus komentaras iš Sviatoslavo Pesičiaus, kuris irgi praėjo
pro visą šitą reikalą. Ir dar vienintelis dalykas, ką pasakė, kad Želko yra labai geras treneris su patirtim, su rezultatais. Tikiuosi, kad jis nebaigė karjeros. Ir sako, visuomenė pavertė Želko į kažką didesnio, negu jis iš tikrųjų yra. Tai čia jau gėlė čia pabaigoje. buvo tokias, aš nežinau, bet iš tikrųjų, dabar, kai tu žiūri tą situaciją, Želko yra geriausias turbūt Europos treneris visų laikų. Bet dabar ta jo išėjimo situacija, nusakau, atrodo, kad Dievą bandoma išvesti iš komandos ir fanai tiesiog su to nesutinka ir nepriima nieko kito. Plius ką dabar klubai daryti tokią situaciją, kur tu pats paminėjai tos visus dalykus, tai dabar nieks netiks realiai sirgaliams, kad ir kas būtų. Tai čia va taip nutinka, kai tos didžiulės fanų grupuotės turi per didelę įtaką komandose, klubuose, o Serbijoje tas yra Zvezdoje, ten tie agresyvūs ultros, ten jie sakoma, kad turi labai labai didelį balsą ir ypatingai kai kuriuos dalykus darant, kurie ir mums nepatinka, bet iš esmės tai yra didelė įtaka būtent ultrų. Čia mes vėl matom, kad klubas turi bijoti sirgalių. Aš nežinau, ar tai yra sveikas santykis tarp fanų ir klubo, kai fanai turi tokią didžiulę įtaką. Plius Partizano prezidentas irgi plačiai nušvietė šitą situaciją dėl Želko ir sakė, kad klubas buvo pasiryžęs atleisti tiek žaidėjai, kiek Želko pasakys, kuriuos priduos, kad jie nebesiklausė, kad nebegalėjo Želko sutvardyti, paskui Partizanas dar taip sakė, kad buvo pasiryžęs būti ir paskutinis Eurolygoje, kad ir visus tikslus nurašyti, kad nepavyks šį sezoną, jau nurašom juos, tuos mūsų tikslus, bet tik tai tu lyg tai absoliutus nusilenkimas iš klubo pozicijos, tai aš suprantu, kad tu nori išsaugoti tą žmogų, nes turbūt dabar didžiulė nežinomybė, bet gal ir per daug dabar, kai dedi bendrą paveikslą jau iš klubo pozicijos padaryta vien tam, kad Želko liktų tas žmogus, kuris, jis jau gal ir suėjo tas terminas, negali sakyti, bet viena ta jo žinutė dėl išėjimo, šitą klubą dabar įvarė į visišką kryžkelę. Bet šiaip pasiekimai ir skaičiai nekalba Želko naudai. Kad ir kaip ten bebūtų, kad ir, žinai, net ir tie lūkesčiai, aš nežinau, gal jeigu tu tikiesi čempionų ar finalo ketvirto, tai viena, bet tai buvo 5 sezonas ir nuo ko prasidėjo. Pats pirmas sezonas, dar tuo metu Partizanas žaidė Eurocup'e, jie krenta aštuntfinalį, jau pačiam pirmam play-offo etape, ten tada ir dabar yra, iš vienų rungtynių, pralaimėjo, iškrito tą bursos... Tutti frutti, man atrodo. Dogs. Tada kiti metai debiutas Eurolygoje, fantastinis debiutas, ketvirtfinalio serija su Madrido Realu, pirmauja 2-0, atrodo grįž į Belgradą, uždarys, įvyksta muštynės, žinom, kaip viskas baigėsi. Paskui 2 sezonai po to klubas net nepatenka į play-iną. 11 vieta, pernai 12 vieta, šiemet vėl startuoja 4-9, ar ne dabar tas santykis jų. Vėl atrodo, kad už play-ino ribos netgi, tai nėra tie skaičiai, kurių tikėtumėsi iš tokio legendinio trenerio, taip ilgai dirbančio klube, kuriame jis turi tokią didžiulę galę. Taip. Jie tada atrodė, aišku, kaip geriausia Eurolygos komanda tame sezone, bet ten viskas pakrypo labai ne jų linkme. Bet paskutinis kelius sezonus tai tikrai ir susirinko naują komandą, nepataikė, šią vasarą tikrai buvo nemažai tų visų irgi pasirašymų, bet atrodo, kad dar prašiau tą komandą, atrodo, taip iškrito Karlikas Jonesas po ten pirmų kelių rungtynių, tai skaudinė tektis, bet labiausiai kas keista turbūt buvo žiūrint Želko komandą, tai tiesiog energijos trūkumas ir žaidėjo apatiškumas kartais rungtynėms. Ir va čia turbūt yra ta pagrindinė priežastis, kad Želko neturėjo tokio autoriteto. Reikia prisiminti, kad toj komandai yra begalė legionierių. Visiškai neturi jokio serbiško brandolio. Mes dažnai Lietuvoje kalbam, kad Žalgirėje lietuviai kai kurie galbūt yra neverti savo vietos, bet iš kitos pusės matome Partizane tokius pavyzdžius, kad kai nėra to lokalaus komandų brandolio vietinių žaidėjų, va tokia situacija gaunasi nekontroliuojama, kai tiesiog turi tokią figūrą kaip Željko Obradovičius, bet tokia figūra kaip Željko Obradovičius negali išprašyti žaidėjų, kad jie žaistų 100%. Nes jie tikrai to nedarė. Nes 25-0 atkarpa prieš Pavo, aš žiūrėjau ten ir aš negalėjau patikėti, kiek jėgos, kiek fokuso naudoja tie žaidėjai aikštelėje. Tai tikrai nėra Željko Obradovičiaus komanda ir jis turbūt
pamatęs tos visus reikalus, jis gal turi dar begalį idėjų. Aš tikiu, kad kaip tai galėtų tą komandą geriau žaisti ir ką reiktų daryti. Bet jis tiesiog supranta, kad nesvarbu, ką aš sakysiu, šitie žaidėjai manęs nebeklauso. Tai atėjo laikas, kad ir koks aš esu visų laikų nusipelnęs, kažkam kitam perimti šitą. Čia buvo vienas labai toks, kaip sakyti, išvaizdus taimautas ir jo to taimauto nušvietimas, kai per tą 0.25 atkarpą Dylanas Osetkovskis ten gavos per gilų, kuris net nebežiūrėjo į Želko arba ten kažkur buvo nukreipęs kitur fokus ir Želko šitą pamatė ir matas šitam susierzinime, jisai pratrūko ir kad, kai aš kalbu, tai žiūrėk tu į mane ir žiūrėk, kur aš rodau. Ir tas momentas labai akivaizdžiai tiesiog parodė tą būseną, kaip tuo metu Želko jautėsi, nes pats prezidentas Partizanas sako, kad aš žiūrėjau į Želko ir galų gale vos neapsiverkiau, kaip jisai tragiškai atrodė ir kaip save pametęs buvo žmogus tokiai pozicijoje. Tai kad ir kaip skambėtų liūdnai, bet tuo pačiu Želko toks žingsnis, garbingas, kad nesilaikė to posto, kaip galbūt kažkas dėl savo kreditų arba pradėtų žaidėjus nuiminėti, jeigu buvo prezidentas pasiruošęs, jisai to nedarė, jisai išėjo prisėmė ant savęs. O Lukai, kaip galbūt kažkas kitas, gal pavardėm kažką nori? Ne, viskas tvarkoja man. Ne? Čia gal Eurolygoje kažkokia ta komanda? Ne. Gal iš tos šalies, kur vakar žaidėm? Ne? Kur vakar? Italas? Ne? Ne, jokiais būdais negalėčiau šitaip. Aš tik tai keliu klausimus, ne? Aš tik tai keliu klausimus. Aš bandau išsiaiškinti. Šiaip yra dar vienas momentas visam šitam konflikte, apie kurį nežinau, ar galima konfliktą pavadinti šitoje situacijoje. Politinis kampas irgi yra ne paskutinis. Serbijoje jau ten kurį laiką vyksta tie protestai prieš prezidentą Vučičių. Daugybė žmonių išeina į gatves, reikalauja jo atsakomybės, taip toliau. Prieš kelias savaitės tribūnose, Partizano rungtynėse fanai tarpusavį susipešė, nes dalis fanų norėjo iškelt kažkokį tai transparantą prieš Vučičių, kita dalis paprieštaravo tam. Ir prasidėjo. Dabar savisavus. Dabar čia vėl yra toks tarsi, nežinau kiek tai svarbu, bet fanai prie arenos irgi skanduotės prieš prezidentą Vučičių dabar Želko visam šitam reikale. Tai yra tarsi ir supratimas ir mintis, kad galbūt ir tai, kad Želko yra tarsi prieš irgi šitą prezidentą. Jo, aš kaip suprantu, jisai pasisakė net, kad palaiko tos protestus. Jo, tai šitas dalykas irgi galėjo būti, kad tas politinis dalykas, jisai Serbijoje yra žiauriai svarbus. Jisai yra be galo svarbus ir čia irgi galėjo kažkiek tai sužaisti. Ten reikia nepamiršti, kad tikrai yra turbūt daugiau lygių visų, kuriuos reiktų įtraukti bendrą paveikslą. Bet situacija neeilinė. Neeilinė, reikia pripažinti ir čia kiek praėjo, kada jis paskelbė ketvirtadienį, kad... Tai po Panaikos. Vis dar neaišku, kaip čia viskas išsispręs, kas bus treneris ir kaip tie fanai reaguos, tai įtempta savaitėlė, man atrodo, čia laukia. Bet kur jie iškumo, tai jie iškumo Makabio komandoj, kur irgi buvo pranešimai apie Katašo nuėmimą ir ten buvo minimas jau Svairopolas kaip potencialus treneris pakeisti Katašą. Galiausiai Makabi patvirtino, kad Katašas lieka bent jau iki sezono pabaigos, tai tikrai. Ir taip pažiūrėjus į Žalgirio artimiausių varžovų sąrašą, tai realiai artimiausi 3 varžovai namuose, tai yra Makabi, Efesas ir Partizanas. Visos komandos, kurios gyvena, sakykim, kažkokioj nežinioje arba tokioj turbulencijoje. Ir turbulencija ir trenerio... Skamba rūbiniai wind of change ten pas juos, visus 3. Ir turbulencija ir trenerio pozicijoje. Ir jeigu čia užsiminiau apie Žalgirio tvarkaraštį, plus žinant, kokia ta atkarpa dabar laukia svarbi, iš Žalgirio artimiausių 5 rungtynių, 4 yra namuose su Makabiu, Efesu, Partizanu ir Panathinaikos. Tai Žalgiris po šitos pertraukos tokį žengia į rimtą etapą, kur tu turi jau vėl susirinkti atgal tos taškus, kur galbūt paslydai arba nepavyko susitvarkyti išvykose. Tai tas dabar atkarpa iki naujų metų dar pridėjus, kad ir Tel Avivas laukia, Tel Avivo HPL'is ir laukia ta pirma išvyka jau po ilgo laiko į Tel Avivą, nes Eurolyga patvirtino, kad grįžta po visų patikrų, po įvertinimo oficialių žmonių ten apsilankimo, kad Eurolyga grįžta į Makabį, į Tel Avivą ir čia bus įdomu. Čia bus įdomu net ir pačiam, aš planuoju su Žalgiriu žiūrės tą kelionę.
Buvau žiūrėjęs ir... Tave išleidžia vieną. Buvau... Jinai buvo priskirta kelionė, bet kuriuo atveju, kad ir kur būtų žaidę. Bet buvau nusimatęs, nes galvojau, būtų įdomu vis tiek nuvažiuoti tą pačią Bulgariją, tą Sofiją, pažiūrėti, kas ten per užkampis ir skylutę. Jie, pavyzdžiui, paskutinės rungtynės, jie Botevgrade žaidė iš vis. 20 000 gyventojų turinti miestelį. Serbijai. Tai Botevgradas, ar ne? Botevgradas, man atrodo, yra Bulgarijai. Okay. Tai gal ta pati Bulgarija. Jo, bet tiesiog kita mieste, kad jie ne Sofijai žaidė ir mes dar su Donce kalbėjom, tos rungtynės žiūrėjom, kad Botevgradas ten 20 tūkstančių gyventojų miestas turintis, jisai hostina Eurolygos rungtynės. Tai žinai, mes kalbam, Sarajevas didesnis turbūt, akivaizdžiai už tą Botevgradą, bet, ta prasme. Tai tai būtų bet kuriuo įdomu tą Botevgradą irgi nuvažiuoti, dėl to turėjau akcentą, bet dabar Tel Avivas tapo tokiu akcentu, kur... Pažiūrėsim, bus galima įsivertinti. Nežinau, tokio dydžio miestas, bent jau Google rodo čia. Aš irgi įsivedžiau. Eurolyga. Šilutės dydžio miestas Eurolyga žaidžia. Bet visiškai, Lukai, sutinku, manau, kad dvi svarbiausios, čia yra viena svarbiausia atkarpų Žalgirio sezone, iki tos kalėdų 5 rungtynės, 4 namie. Ir jeigu neskaitai rungtynių su Pavo, tu turi 4 mačus, Makabi, Paryžius išvykoje, Anadolų namie ir Partizanas namie. Visos 4 komandos yra įmamos. Ir čia laukia viena labai labai svarbi atkarpa dabar. Ir kita svarbi Žalgirio atkarpa bus sezono gale. Jeigu praeitais metais mes kalbėjom, kad iš paskutinio 8 rungtynių 6 išvykoje ir kad reikia susirinkti taškus iki tol, tai šiais metais viskas atvirkščiai. Man atrodo, iš paskutinių 7 rungtynių 5 yra namie Žalgiriui. Tai... gal kažkiek smagiau bus skaičiavimus tos daryti nuo vasario mėnesio. Kokie yra šansai, žinant, kad daug rungtynių bus likę namuose. Tai va. Ir šiaip geros naujienos galbūt yra tos, kad Nigelio Williamso Goso ta trauma nėra tokia visgi rimta, net nėra tas baisiausias scenarijus, kas buvo bijota, kad tai gali būti meniskas. Tas meniskas, ten sako, irgi būtų 4, 6, maks 8 savaitės, bet net to nėra. Jisai bando sugrįžinėti, vėl žiūri, kaip reaguoja kelis ir gali būti, kad jisai jau artimiausių metų rungtyniaus. Nestatyčiau dėl šios savaitės rungtynių, bet jisai bando. Ir žiūrima, kaip į tai reaguos. Ten daugiau turbūt buvo sausgyslės uždegimas, kuris po traumų, sako, yra gana dažnas atvejis, nieko kažko tai labai dramatiško, tai, žodžiu, žiūrim, kaip ta situacija spręsis, bet aišku, Žalgiriui šitoje atkarpoje jo žiauriai reikėtų. Kad ir žiauriai jo reikia, bet ir to pačiu reikia nepamiršti, kaip sakai, ant kiek tai yra jautri situacija ir ant kiek tas sausgyslės uždegimas, tas pats šlaunies traumos, dirglumas yra, kaip sakyti, tam visam krūviui, tai čia net ir jeigu nuims jį iki naujų metų, tai net galbūt pravarčiau, nei pušint, kad sugrįžti, nes paskui gali iškristi ir dar ilgesniam laikui, mes jau turėjom ne vieną tokią situaciją. Ten labai specifiniai raumenys sueina, sako, ten yra tokia vieta, kur viena vertus labai susiję viskas, kita vertus ir per galvą, žinai, žaidžia, lyg ir tau nėra kažko blogai, viskas tvarkoj, tu tik tai kažkur kažką pajauti ir tau vėl atrodo, kad čia kažkas negerai, nors tai ir nėra kažko tokio blogo. Tai ir psichologiniai dalykai žaidžia, ir to pačiu labai specifinės vietos aplink klubus, aplink šitos raumenis, taip kad, bet atrodo tos pirminės žinios, ne pirminės, jau čia tie tyrimai kurį laiką vyksta, kad tai nėra visgi kažkas labai dramatiško. Nes kažkaip norėjau klausti, dabar pradėjome apie Žalgirį kalbėti ir supratau, kad buvo tas pirminė informacija, tos antrinės, kaip ir arba aš ją praleidau tada per čia visus tos reikalus su rinktinė, ar tiesiog jos nebuvo. Tai Donce buvo skelbęs, kad tiesiog nenustatyta buvo jokių rimtų traumų ir buvo vienintelė baimė, kad blogiausia, kas gali būti meniskas. Okay. Tai net ir to nėra. Net ir to nėra. Labai gerai. Aš net buvau vienu metu sakau, ką aš tada iš Rūbinės įnešiau po paskutinį rungtynį, kad net ir apie raiščius kažkokia buvo mintis tokia vėl nejauki laukinė, nes tu vis tiek turbūt galvoji nuo geriausio scenarijaus iki blogiausio. Tai blogiausias buvo net kažkaip raiščiai buvo užsiminta. Bet... Ne, ten antradienį mes kartu dar buvom šalia Rūbinių, tai ten tvarkingai jis dar praėjo. Visi, šiek tiek šlubavo Gosas, bet pati ta nuotaika tokia buvo, kad čia įvyko kažkas tikrai... Bet ir zlumas buvo tikrai. Labai nesmagaus, taip, būtent. O šiaip, Makabis, čia manau, kad Žalgiris turi pasiimti tašką, blogiausiai besiginanti Eurolygos komanda, ar tai kažką stebina, turbūt, kad ne, Odedas Katašas visą laiką buvo puolimo treneris, bet 127 praleisti taškai per 100 atakų yra labai stiprus rodiklis, tai...
Žalgiris čia protingai sužaidęs turėtų susikurti labai daug lengvų metimų, dažnai Makabis ginasi agresyviai, dažnai spaudžiasi, tai reikės tiesiog laiku nusimesti kamuolius, bet neturi potencialo Makabis gintis gerai. Daug kas Makabio komandai prastai atakuoja iš toli. Tikrai meta nemažai šitą komandą, bet Lonnie Walkeris 34%, Sorkinas 23%, tas pats Tamiras Blatas meta po beveik 5, pataiko 30%, o Shea Brissettas, trečiasis numeriukas iš NBA, 31% meta po beveik 3 kartus iš toli. Tai Jaylenas Hordas, 4-5 pozicijos žaidėjas, jisai meta mažiau nei 2, kem 4%, bet jis šiaip yra nemetantis žmogus, tai gali išsirinkti, nuo ko gali atsitraukti ir bus įdomu pasižiūrėti. Lonnie Walkerio sugrįžimas beveik po 15 taškų renka, bet procentai yra baisus ir tikrai kiek kalbu su visais bežiūrėdamas Maccabi, tai daug kas sako, kad susirenka savo statistiką Lonis, bet tikrai komandai nepadeda laimėti. Ir man atrodo, su Lonis, aš norėjau sakyti, su Lonis turbūt negali demonstruoti pergalingo žaidimo. Nu tokio, kur tu, jeigu jam nori, kad jisai nori, kad grotų palime, o kad grotų reikia daug laiko, bet daro tai prastais procentais ir netrodo laimintis krepšinis Lonnie Walker. Nu ir šiaip, ta Maccabi sudėtis neatrodo kaip laiminti komandą Eurolygoj. Tai labai daug dėmesio puolimui, bet labai prastas detalių išpildymas gynyboje ir ten sakau, kas netingi metai iš po krepšio lanko saugotojo ir normalaus rimto kaip ir nėra, komunikacijos gynyboje irgi per daug nėra, daug labai žaidėjų vienas prieš vieną galima užatakuoti, tai tos visos problemos ir ta natūraliai neįmesi 115 kiekvieną mačą, tai tiesiog neįmanoma. Tai čia absoliučiai Žalgirio namie turimas pasimti taškas visais būdais. Aišku, tas žaidimas prieš Baskoniją neįtikino, tai reikia tikėtis, kad gal kažkiek po tos pertraukėlės bus žaidėjai ir gal pailsėjai išsilgę krepšinio ir nusiteikę tiesiog kovot. Nes pailsėjo tikrai, tas pats Masiulis, nežinau, užfiksavot, kad buvo išvykęs. Anadukos 40 metis Atenuose. Su Šaru susitiko. Turiu įtarimą, nors nuotraukose to nesimatė, bet kadangi Želko po rungtynių Atenuose irgi liko Atenuose, būtų keista, kad Šaras su Želko irgi nesusitiktų, būdami tam pačiame mieste. Taip, kad Atenuose ten galėjo būti smagios dienos. Karštas potas buvo... Skaityk, šeštadalis Eurolygos trenerių buvo vienoje vietoje, žinai. Sirvydis spėjo pasipiršti. Irgi. Jo, sveikinimu šiaip. Solidus vaizdas, mačiau, čia kažkur buvo Prancūzijoje, gal Alpėse, nežinau. Kažkur kalnuose, bet solidu. Daug kas, Silvinas Francisko per tuos Vilniaus oro uosto uždarimą, kaip skaita, visą neramumą, neįskrydo irgi į savo pirmą lokaciją, kur mačiau Instagram'e dalinasi, kad buvo, sako, Lietuva nenori manęs paleisti ir liko. Bet jis reiktų jį pataisyti, Baltarusija nenori jo niekur išleisti. Tai taip giliai nežiūri, turbūt. Turbūt, kad jo, bet... Svarbu grįžtų, jeigu kažkur išvykę, nes dabar vėl problemos, vėl čia vakar vėl uždarytas buvo. Neįtikėtini dalykai. Absurdėliai, jo, bet, ką? Nieko svarbu apdovanojimą, žinai, padalinti svarbu. To have a good weekend, man, good vibes, yeah. Pasidžiaugia, patys nepatogiai gal net kažkiek pasijūtė žmonės, bet taip ir pabaigim gal. Tai dar visgi ne viskas, dar mes turim vieną žaidimuką, Leko rubriką, kurią šį kartą sukūrė Audrius, o pristato Ramelis. Wow. Nes, štai visa video komanda dirba prie šitą. Tai žodžiu, Leko rubrika, jis neprisidėjo prie savo rubrikos šį kartą. Ne. Gerai, žiūrim, Spekas lepiasi pa uždangą. Aha, Ulanovas. Jo, iš Kuprytės. Wow. Aš tai nebūčiau pasakęs. Visiškai Ulės. Paulius Motiejūnas. Ir dar Barsa. Ta pati Barcelona. Toliau. Čia aš. Seniai geri laikai. Čia už Pasvalio žaidėjai? Čia buvo Jono įkurta 3-6 Pasvalio pieno žvaigždžių lyga ir čia Panevėžio sporto rūmai. Jono įkurta? Taip. Ja, aš turėjau 3 lygą prieš kiek, 11-12 metų. O, geras. Tu buvai greičiau už FIBA. Kaip ir dabar. Tai jis turėjo tą Niuhelį, kaip sakant. Jisai kaip ir dabar mato į priekį.
Bet čia Lukelė žaidė dar tokį, jau... Čia jau pražanga palėmė, ne? Jau čia tau baudelė pareina. Tu pažiūrėk, kokia bicka. Ai, tada buvo išryškintas. Bet čia dar tada svėrė vaiktų. 55. Nesvėriai nieko, man atrodo. Tik raumenis buvo. Nu. Čia. Rakelis? Čia moteriškė, ar ne? Pala. Neaišku, tai tiesiog čia, Tai čia Bayern simbolis žaidė. Bayerno, ne? Koks tie ragai, kas anksčiau žydžiai. Ne, čia žaidėjas. Čia Silvi. Blema, čia triki, žiauriai. O čia kas Čia vyksta? dviese. Čia kas vyksta, man įdomu dabar. Čia... Strazelis vienas, ne? O kitas ten Monekė viršui? Ar Monekė ir... Strazelis Strazelis tai yra šone. Monekė, ne? Blema, čia sudėtinga šitas toks. Pala, čia vyksta prieš ką grajus, prieš Panathinaikos matau, a ne? Ir čia praeitas sezonas, tai jo, tai Monekė jau negalėjo. Kendrick Nunn ir Okobo. Kendrick Nunn stovi už Strazelį iš nugaros, ar ne? Ai, gal jo. Tuoj sekundę, palauk. Blemba, Kas čia turi tą tokią šukuosiną prieš Panathinaikos? Veinės Gabrielas? Ne. Mike Jamesą matau vienas iš nosies ir... O tas antras tokia didžiulė šukuosena, net neįsivaizduoju, kas čia. Palauk, tai Mike James prieš iš jų... Sėdės, ne, nežinau. Bet vienas Mike James, ne? Holmesas. Nei vienas? Mike James. Davai, pažiūrim. Ai, Okay, wow. legendinis. Bet tai Okobo buvo pataikęs, bet... Teisėjas. Jo. Teisėjas. Visas raudonas užspaustas. Blema nebuvau matęs šitos nuotraukos. Aš irgi nebuvau. Tu čia... Ne. Nu čia klausykit, vyrai jaučia. Vėl kas čia. Gal gražinam, kad Lekas darytų šitą rubriką, nes aš jau čia nežinau, jau čia paleidau tvodelės. Žaidžia prieš taip. Prieš tą patį Monaką, nes šitą jau salytę. Kas iš tokios pozicijos, kas galėtų čia būti? Ne, čia Grigonis. Ne. Čia game winnerį įmetė. Ai, okay. Wow. Nes čia senesnė Pau, Maikė ir Kostas ant tą kumpo dar va. Jo. Aha, okei. Čia yra... Čia iš to praėjimo Tairis Rais. Didelė praeitis, Šerotas Automatika varžovai. Gal su tas Barcelona. Rais. Gal tas Rajus? O ne Loto fone parašyta dar. Čia man čia Loto, bet Maikė labiau iš gal tas Rajus. Maikė, jo. Bet Nežinau, Navaro. Čia bus kažkas iš... Tai bus Barcelona, tai čia koks lietuvis tada? Šaras? 32. Kas tas 32? Iš kur tu žinai, kad 32? Ne, tai kampe kur stovi. Aš bandau laiką atsiminti. Ai, tas. Bet čia dar Regal Barcelona. No. Barcelona. Ir Bet, tas praėjimas matytas toks. Tai... Tairis Rais buvo geras spėjimas, bet... Ne Tairis? Nu gerai. Nu atskleiskim štai. Sakykit. Jakalakovič. Jakalakovič. Okei. Bet čia tokį jau čia žinoti, čia reikalų yra. Nu, Jonai, čia tavo. Dar senesnių Čia laikai, tas, žinai, čia Žalgirietis bus, ne? Ne? Ne, tai Žalgiris kaip ir gynyba ginas. Tai gal Tai Žalgiris Kalnietisgi šalia. Panathinaikoso, čia bėga žmogus. Šaras? Ne, taip Šaras bėga. Drew Nicholas ten, matau, gale stovi. Ten Focis, ne, tas kitas. Keith Langford gal iš šukuosinos. Drew Nicholas, kas šit, sakė. Nu, sudėtinga vyrai čia. Eurolygas. Spanulis? Tai, okay, Vasilis. Čia Realas prieš Atenus vėl. Čia Drew Nicholas, nes Langfordas. Langfordas. Ne? Šukuosina, kieno? Man irgi šukuosina Langfordą. Pupupu. Dončičius? O, Okay. Boy Wonder. Čia aš. Šilutį? Tikrai taip? Teko turėti reikalų? Teko dirbti? Ne, man neteko. Bet man skambino, klausė, ar teko. Ai, tu buvai įtrauktas į tyrimą? Nu, domėjasi tiesiog. Kulboko čia. Okay. O, nice. Visai neblogai, ne? Nu, sudėtingai, tie seni kadrai tai priverčia labiau pamastyti. Nu, jo. Nu, Bet gerai. man vis tiek Lukučio nuotrauka labiausiai patiko. Man tavo irgi nebloga. Na, nežinau. O tai šeštadienį išbėgsi? Manau, kad jo.
Gal nors kaip palikim intrigai, bet manau, kad jo. Tas viską intrigai. Aš turiu irgi planą ateiti pažiūrėti, aš tikiuosi, kad nesuknysiu visko, nes kaip paskutinius porą Tu metų... nebuvai, jie būtų kartus. Aš abu kartus nebuvau, jis laimėjo, tai aš labai bijau, kad suknysiu. Aerotorija, tu dabar būsi... Bet čia gal reikia atmušti aerotorijos, tą, žinai, blogą spėlą, aš ateisiu, tai aš atmušiu ją. Jeigu būčiau aš tik vienas pasikeitimas, tai būtų ne taip, bet jeigu, žinai, du... Nu, tu supranti, kad jeigu nelaimėsim... Nu, tai aš statau tada, ja. O tai jeigu laimim? Tai irgi statau. Tada ant savų mes išeisim. Gerai, iki.